Šnervės garsai. Mano šnervių garsai mane patį erzina. Čia per daug jautrus mikrofai. Čia jaučiu visi mano, kad mes apsišnioja tiesiog. Aš vakar žiūrėjau muzikinę kaukę, tai ten vienas bičas darė Michaelą Jacksoną. Juodą ar baltą? Darė blackface'ą? Ne, nedarė blackface'o, šiaip tai to face'o nelabai matęs, nes, žinai, ta skrivelė. Šiaip šoko, tai jis visai, ta prasme, ne šokimas ten buvo problema, ten problema buvo dainavimas. Nu, jis paduso, akivaizdžiai, bet jokingiausia buvo, jis dainavo Smooth Criminal. Pačioj pradžioj nėra tos, dabrose, muzikos ir tiesiog, žinai, jis lipa laiptais ir ateina ir girdis visas tas. Tai toks nejaukumas kažkoks. Bet tai čia tiesiog garsistų klaida, kad neišjungi. Ar čia buvo, gal, žinai, užmanymą? Gal Jacksonas taip darydavo, aš tai tikrai ne. Abejoju. Jis jeigu ir skleisdavo garsus kokius, tai eidamas į kokio nepilnamečio berniuko kambarį, nebent. Galimai. Šiaip tai busgi biopikas Michaelo Jacksono, man įdomu, kiek jie, nu gerai, nelabai geriausias žodis, bet kiek jie palies tos temos. Nežinau, abejoju. Nes pavyzdžiui, prisiminus šitą Bohemian Rhapsody, kuris buvo labai family-friendly filmas ir, nu, nes šitie patys Queenai ten produsavo ir daug prisidėjo, nu, tie likę gyvi, tai, nu, ten visos tos Merkurio šėlionės, nu, buvo, kaip sakyt, ignoruotos. Taigi Merkuris šventas žmogus. Jo, tik turėjo labai daug visokių orgijų ir narkotikų vakarėlių. Dėl ko ir mirė. Bet kas nemirė, tai kinas. Na, toks va. Jo, kai mes aptarėm mums labiausiai patikusius 2023 metų filmus, tai buvo tokia biški dilema, nes visi portalai užsienio sako, koks geras filmas Poor Things, o pas mus nebuvo dar importuota. Tai gavom šitą importinį skanėstą jau 2024 ir su Vilmantu vakar nuėjom, pažiūrėjom ir, nu, buvom nustebinti. Taip, fone groja Eglės Urgaitytės čia Ela, čia Bela nori jos į sceną. Ja, ne mes vieni buvom nuskriausti ir Britai, ir Airiai, pas jos irgi tik tai šiais metais pasirodė, nu čia yra ta tokia realybė tų oskarinių filmų, kurie dažniausiai įvardyjami kaip metais prieš tai geriausi filmai, bet dauguma žmonių pamato tik tai kitais metais. Jorgoso Lantimoso, graikų išprotėjusio režisieriaus naujausias darbas mus pasiekė Prasti reikalai, lietuviškas vertimas. Nevadinsi niekada taip, skamba kaip Ramūno Rudoko režisuotas filmas. Mes vakar aptarėm, kad Vargšeliai galbūt būtų neblogas vertimas, tai šiaip mačiau lietuviškose internetuose tarp komentarų irgi buvo įvardintas šitas variantas, būtent Vargšeliai. Čia, kai aptarnėsim, tikriausiai įvardinsim, kas yra tie Vargšeliai, bet prieš lendant tikriausiai į tą sapną. Prieš lendant į Emma Stone. Taip. Gal tiesiog tokį pirmiausiai, dar nelendant bendriniais bruožais, Laurinai, ar tau patiko šitas filmas? Taip, man jis tikrai patiko, bet man vis dar nesuvirškino. Jis gražus, jis suvaidintas pakankamai gerai. Pakalbėsime apie tuos antraplanius aktorius, kurie nežinau dar, ar specialiai taip prastai vaidino, ar iš tiesų jie blogai vaidino, bet pagrindiniai aktoriai tikrai labai gerai suvaidino, visas pastatymas geras, bet scenarijus yra visiškai kita planeta, kita galaktika. Nolanas su savo Tenetais, Inceptionais jis padaro gerą mindfucką, bet jo mindfuckas toks arčiau žemės yra. Tu ten gali mokslininkų būdamas dar kokią nors hipotezę išvest. Čia tiesiog LSD, acidas, grybai. Tiesiog. Kaip tau, Vilmantai? Man patiko, nors šiaip čia yra tas filmas, kurį tau reikia jį labai suvirškinti, nes tas yra pirminis įspūdis ir pirminis įspūdis yra labai paveiktas
vaizdingumo pačio filmo. Toks, jis yra kaip ir realiam pasauly, bet jis tokiam steampunkiniam kažkokiam sapnų pasauly, šiek tiek ale Viktorijos laikų Britanija ir visa Europa, bet Lisabonui ten labai jau tos gondolos tokios fantastiškos, tai yra tos sapniškumo ir taip didžiausia, įspūdį padaro, jis toks gana yra teatrališkas, mačiau gerus palyginimus, kad, šiaip labai primena, mes kalbėjom kažkiek Wes Andersono, bet čia toks mišinys tarp Wes Andersono ir Terry Gilliamo, kuris Brazil padarė, man šiaip labai priminė tą vieną paskesnių jo filmų, tai yra tas Heath Ledgerio paskutinis filmas, daktaro ten Parnaso fantazariumas. Kažkas tokia, taip. Ja, ten, kur Heathas Ledgeris galiausiai numirė ir jie ten sužaidė tai, kad ten tam fantastiniam pasauly Heath Ledgerio veikėją vaidina vis kitas aktorius, Johnny Deppas buvo ir Colinas Farrelas, bet pats tas vaizdingumas jo, jis yra toksai pribloškiantis. Šiaip tai nemačiusiem, tai tikriausiai paprasčiausia pasakyti yra, kad tai yra kaip šiuolaikinė, bet labai panašiai Frankensteino istorija. Yra tai, kad mokslininkas sukuria savo kūrinį, šiuo atveju jisai persodina smegenis Emma Stone vaidinamai Bellai Baxter ir tai yra to, kaip sakyt, kažkiek tai yra to kūrėjo ir jo kūrinio santykis, bet aišku, Bella Baxter tiesiog plačiau išplaukia į plačiuosius vandenis tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme ir atradinėja save. Tai šiaip tai kūrinys apie savęs atradimą, bet šiaip tai tikrai rekomenduočiau visiems nemačiusiam ir įsijungusiam visgi šitą laidą pasižiūrėti. Ir šiaip mane stebina, kad žiauriai pigus filmas. 3-5 milijonai biudžetas tokiam dideliam filmui. Turbūt padėjo tai, kad daugelis scenų yra nupiešta tiesiog. Bet gerai nupiešta, čia reikia irgi pabrėžti, nes, kai būna green screenas ir apskritai efektai, čia taip prisiminkim visus tam paskutinius Marvel filmus, dažniausiai... Nenoriu prisiminti, nereikia. Jo, bet jau ten tas CGI, aš atsimenu, kiek mes juokiamės iš Toro paskutinio filmo, kur tas CGI atrodė, apgailėtinai, tikrai apgailėtinai atrodo, kad, degraduoja šitas rytis, ar mes per daug išpuikė, bet ne, o čia, jo, ten daug to green screeno, daug to nupiešimo, bet jis padarytas labai gražiai ir labai meniškai. Ir čia galbūt parodo ir tą, kad, tose, studijiniuose, blockbusterinėse filmuose, viskas daroma dažniausiai dėl pinigų ir dėl nekruopščiai. Pats ponas Jorgosas Lantimas yra graikas, tai ten su tom krizėm jie žino, kaip su mažiausiu biudžetu pasiekti maksimalų rezultatą. Šiaip aš pavydžiu tiems mūsų klausytojams, kurie eis žiūrėti filmą, išklausę šitą mūsų pradinį monologą, dialogą, nes jūs žinosit daugiau negu eidamas aš. Viskas, ką žinojau aš, buvo tai, kad čia tas filmas, kur Emma Stone visi kruša. Tai tiesiog. Gerai, aš dar mažiau, kaip sakai, aš iš kitos pusės žinau, aš patį premisą žinojau, kad tai yra žmogus su persoditom smegenim ir bandantis atrasti save, bet jo, geriausia tai nesiskaityti daugiau. Jo. Per daug aš, pavyzdžiui, trailerio net nežiūrėjau. Kam patinka Jorgos Lantimoso filmai, manau, patiks ir šitas, bet jis visada savo filmuose taip balansuoja tarp realybės ir kažkokios fantazijos ribos, tai čia daugiau yra tos fantazijos. Čia daugiau yra to netikrumo, bet kartu visos tos temos yra labai tikros ir taip Emma Stone yra pagrindinis šito filmo variklis ir jinai tikrai puikiai pasirodo. Šiaip vienas, galima sakyti, šiaip netikėtų jos vaidmenų. Bet man taip keista šita visa jos metamorfozė kino pasaulyje, nes aš vis dar atsimenu ją iš Easy A. Iš tos komedijos, kuri buvo. Kolega sustojot laiku, nes įsėjimą prieš kokį 14 metų. Bet man nežinau, man kas nors pasako Emma Stone ir aš matau būtent ją tokią, tą raudonplaukę pasileidusi. Čia irgi jinai pasileidus, bet ne iš tos pusės. 11 Oskarų nominuotas filmas, tikrai manau, kad bent pusė tų nominacijų nuskins. Vienas pagrindinių favoritų šiaip nuskinti ir pagrindinį apdovanojimą, bet čia jau diskutuosime šiek tiek vėliau. Šiaip tai ir įdomus tas pats sukūrimo kažkiek procesas, šiaip tai yra pagal
Alisidairo, nežinau kaip tiksliai ištart, Grėjaus knygą, škotų rašytojos knygą. Ai, tai jeigu škotų, tai Alisdair Gray. Alisdair Gray. Jo pasirodo kūryba šiaip yra labai tokia kūniška, pavadinkime tai. Vienas viršelis jo knygos yra tiesiog jo papai. Jo papai? Ne, tiesiog papai. Tiesiog jo papai. Galvoju, ponai Grėjau nereikia. Gali būti, kad Grėjus buvo vyras su papais, mes to nežinome ir nesužinosime, nes Alasdairas Grėjus mirė 19 metais, bet Jorgosas Lantimosas buvo su juo susitikęs, kai norėjo gauti teisės į šitą knygą ir jie aptarinėjo visą tą siužetą. Mačiau, kad škotam labai užkliuvo tai, kad Grėjaus kūryboje Škotija buvo labai svarbus, kaip motyvas ir beveik visų knygų siužetas ir vykdavo Škotijai. Tai ir šiuo atveju Poor Things siužetas vyksta Glasge, buvo Lantimosas perkelė viską, pradžią pačios istorijos į Viktorijos laikų Londoną, bet daug kas įtarė tai, kad davė šitas rašytojas tam leidimą, jie susitikė, šiaip tai Lantimosas šitą filmą norėjo daryti nuo 2009 metų, tai po 15 metų galiausiai tapo tai kūnu, tai čia iš vienos pusės, kad jis turėjo ryšį su rašytoju, tuo pirminiu kūrėju, kitas dalykas, jis labai užmesgė, vėlgi čia blogai nuskambėjo, glaudų ryšį su Emma Stone, bet galbūt netokį glaudų, kai jie kūrė Favoritę. Ir jis būtent Emma Stone matė kaip tą Bella Baxter vaidmens atlikėją ir jie tikrai daug dirbo ties tuo ir čia vienas netikėtumas buvo prieš užpraeitais metais nukrypimas, žaidė Pirėjo Olympiakos su Monako klubu Eurolygos ketvirtfinalį, nežiūrėjau tos rungtynės ir kartais, kai būna kokios nors žvaigždės arba šiaip parodo tribūnas ir žmonės su kaukiam dar buvo covidiniai laikai ir rodo ir aš toks, ar čia Emma Stone, negali čia būti Emma Stone, čia nėra Emma Stone ir tada mano mergina sako, bet čia tikrai Emma Stone. Su ponu Jurgiu Lantimosu? Taip, o po to titras ateina, kad Emma Stone su Jorgosu Lantimosu žiūrėjo Pirėjo Olympiakos ir Monako rungtynės. Karjera per lovą. Šiaip, kalbant apie tai, kad visas veiksmas vyksta Londone, amerikiečiai aktoriai, visi pagrindiniai amerikiečiai. Ir taip gerai tą akcentą padaro, komplimentai vien dėl to, nes pas mus Lietuvoje mes lietuviškai nesugebam suvaidinti su savo akcentais. Šiaip tai įdomu, kiek yra problematiška, pavyzdžiui, lietuviui aktoriui padaryti tarmišką akcentą. Aš kaip gimęs Telšiuose žemaitis, aš labai nekenčiu, kai Vilniečiai bando kalbėti žemaitiškai. Man vemt noris, tai gal nereik. Koks yra tikra žemaitė? Eik tu na. Koks yra tikra žemaitė? Pykina. Bet šiaip labai lengva suvalkiečius, manau, pamėgčiau. Ką tie Bibi pusė višta? Tai paliksma į tą nasiukį, jeigu iki pūra šautokių susiversma, žinai. Nors ten irgi yra skirtumas Vilkaviškio, Šakių ir Marijampolės šitie suvalkiečiai. Aš nežinau dėl aktorių, bet žinau tikrai vieną momentą yra, kai Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Skylė labai tinka šiam filmui irgi. Darė musical albumą, ten kažkokią fantasmagoriją žemaičių kalba, nes Aistė Smilgevičiūtė yra iš kažkur iš Žemaitijos. Tai visos dainos yra parašyta žemaičių kalba. Tai Rokas Radzevičius, jos vyras, jisai išmoko tą, žemaičių kalbą, nes jis rašė ir muziką, ir žodžius, ir pats turėjo atlikinėti. O skambėjo normaliai? Skambėjo normaliai, jis įdėjo pastangą. Aš net nebesisengsiu, nes toks lietuviškas blackface'as kažkoks. Grinai, nesačiau springstų. Gerai, tai turbūt pradžiai tiek, kas nematėt, eikit, pažiūrėkit, grįžkit pas mus po to, o kas matėt, tai leiskime nagrinėti Bellos Baxter istoriją, Emma Stone kūną ir nuostabiai nupiešta kinematografija į Europą. Kad ir ką aš čia pasakiau dabar. Gražiai labai pasakiau, labai gražiai išsireiškia, labai gražu yra. Gerai, pradžia. Ar tau irgi atrodė, kad pradžia iš tiesų yra filmo pabaiga? Ne. Aš pagalvojau iš karto, taip, žinai, nušoko jį nuo to,
tilto, galvoju, okei, tai mes matysime visą filmą, tai, kas vedė link šito pasirinkimo jos. Na, ne, aš kažkaip ir suvedžiau, kad ta, tikroji Bella Baxter, kai mes po to sužinom, jos vardas yra Viktorija, jinai nusižudo ir matom jau tą būtent eksperimento rezultatą, tai Bella Baxter su persodintom smegenim, bet šiaip ta pati filmo pradžia, pačios pirmos tos scenos mažai šnekėjimo ir jis atrodė, kad bus labiau toks eksperimentinis, labiau šizovas. Tai aš galvau, gerai, 2 valandas 20 minučių ir jeigu čia bus tiek mažai kalbėjimo ir tiek daug labai kvailai atrodančios Emma Stone, jie gal ir padarys viską gerai, bet čia gali būti sunku žiūrėti. Tai tas pirminės mintis gana greitai buvo nuvytas, nes mes pamatėm, kad čia galiausiai virsta į tokį gana tradicinį nuoseklų tą pasakojimą. Ta prasme, veiksmas seka veiksmą, dialogai yra dialogai, yra veikėjai, tu susipažįsti, tas eksperimentiškumas galiausiai pasireiškia per vizualinę pusę, būtent per tą nupiešimą, per kinematografiją. Man šiaip labai patiko sprendimas, kad kol dar Bella yra uždaryta savo kūrėjo namuose, kad viskas yra juodai balta, o kai jinai jau išvyksta į tą platų į pasaulį, viskas jau nusidažo labai ryškiom, tokiom vesiškom pasiduodu, spalvom. Taip. Tiesiog spalvom. Bet čia šiaip trendas, pažiūrėk, tam pačiam Oppenheimerį, aišku, dėl skirtingų motyvų, irgi dalis filmo yra nespalvotas, dalis spalvota. Na, ten spalvota yra būtent Oppenheimerio perspektyva, o nespalvota yra ne Oppenheimerio perspektyva, kuri turėtų būti ta objektyvi tiesa. Bet, čia mes matom jau. Bet čia yra visai geras sprendimas, nes atsimenu tos pigius serialus, kai tiesiog rodydavo sapną arba kažkokį flashbacką ir jų sprendimas atskirtai būdavo šiek tiek pamirguliuoti ekraną. Ne, ačiū Dievui nebėra šito. Jau geriau nuspalvinkit, nenuspalvinkit, ištrinkit spalvas kažką kitą, bet tik net tas mirguliavimas. Tai labai šlykštų būdavo. Ja, ir mes pačioje pradžioje susipažįstam su Godwinu Baxteriu, kurį vaidina Williamas Dafoe. Ir labai gražiai susižaidžia vardas jo su jo klička, nes Godwinas God, jisai vadina save Dievu ir visi aplinkiniai vadina jį Dievu kažkodėl. Čia man atrodo, šiaip tai galima taip iš vienos pusės tai kyla iš to, kad mes matom pradžioje, kad Emma Stone tiesiog neištaria žodžių. Vietoj labas sako bas, lietuviškai, jeigu kalbėtume. Ir tas Godwin tikriausiai gal buvo ne tai, kad jo kličkė gal tapo iš to, čia visiškai toks gal pritempimas, bet iš to, bet jo, labai gražiai susižaidžia, nes jis kaip dievas, kaip dievas sukūrė Bella Baxter. Ir ne tik Bella, mes matome jų kieme lakstančių daug mutantų, tai yra pusiau gaidys, pusiau šuo. Po to pusiau višta, pusiau kiaulė. Šiaip tai jie labai šlyktus. Aš prisiminiau šitus šnipų vaikučius antrą filmą, kur ten irgi kažkokia iškrypimą. Aš atsiprašau, bet man buvo daug nemaloniau žiūrėti tos gyvūnus, negu tai, kaip žmogui vidurius pjausto. Jo, tas visas smegenų pjaustimas ir raikimas lyg tai ant duonos dėtų. Toks atrodė, kad čia Vyniotinį pjaustą Velykom, tiesiog netikra zuikį. Taip gražiai. Gražiai, jo. Tai geriau aš jau žiūriu tai, negu į tuos... Nes mėma ta višta sukiautas galva, man košmaruose sapnuosis. Bet dar buvo vienas nejaukus momentas, apie kurį mes sužinojom kiek vėliau, dėl ko tai yra. Pasirodo, Dievas neturi skrandžio sulčių, nes jo tėvas išprotėjęs mokslininkas darydavo eksperimentus su juo. Tai jis turi aparatą, kuris gamina jam skrandžio sultis ir jis visą laiką valgydamas išraugia tiesiog burbulą. Ja, ir čia yra viena pirmųjų tų scenų, dėl to man ir kilo klausimas, kur įdomu čia bus. Nes po to yra, gana logiškas tam paaiškinimas, tu supranti to pasaulio kažkiek fantastiškumą, bet kai tu pačioj pradžioje pamatai, kad jis išraugė kažkokį burbulą, toks gerai. Bet tu suvoki, kad ten tas skrandžio sulčių burbulas, kai jisai sprogsta, tai ant viso stalo išsitaškia ir ant viso maisto. Tai, žodžiu, nėra skaniausias filmas, nėra skaniausia pradžia, bet drįstu teikti, kad šita valgymo scena yra turbūt
4 mano mėgstamiausia kino pasaulyje. O. Tai pirmos 2 keliauja Tarantinui. Aha. Už Reservoir Dogs ir Pulp Fiction. 3 keliauja mūsų jau aptartam svetimui, nes labai gerai parodo visus vaidmenis. O čia tiesiog parodo, ant kiek bus beprotiška viską ir biškit tave paruošia tam. Užgrūdina. Ja, šiaip tai gal, aš sakyčiau, gal net galim pasilikti kažkiek ties Godwinu, nes vėliau mes, man atrodo, labai daug šnekėsim apie Belą. Šiaip tai įdomus jo santykis, kuris po to persidoda, galiausiai filmo pabaigoje, man atrodo, persidoda ir Belai, tai yra tas loginis mąstymas ir tas emocija. Na, dabar, jo tėvas būtent su juo darydavo tos baisius visus eksperimentus, bandydamas išrasti kažką, patvirtinti kažkokias hipotezės. Ir šiaip pats Godwinas vėliau tu supranti, kad jis nekentė savo tėvą, nes suluošino žmogų, jo veidas siaubingai atrodo, jis yra impotentas, jis neturi skrandžio sulčių, jo pirštai siaubingai, baisingi dalykai su juo vyko, bet kartais jis jį pateisina tą savo tėvą būtent dėl tos logikos. Ir kažkiek ta logika jį pavertė, tie tėvo eksperimentai irgi pavertė tokių, kokiu jis tapo. Galbūt išprotėjusių, bet visgi mokslininkų, kuris padaro neįtikėtinus dalykus. Tas pats yra su Belos sukūrimu. Čia ta etikos forma, ar tikrai mes galim kūdikio smegenis persodinti suaugusiam žmogui, bet Godwinas vadovaujas, kol nepabandai, tol nesužinos. Jo, ir šiaip man patinka jo tiesmukumas. Mes matome daug juokingų scenų su juo, kuris tiesiog šauna tai, ką jisai pagalvoja. Ar tu manai, kad jis iš tiesų toks visada buvo, ar čia šiek tiek tas gyvenimas su Bela, kuri irgi yra labai tiesmuka, biški ir jam leido atsipalaiduoti? Aš tai manyčiau, kad tas tiesmukiškumas, man atrodo, visada buvo labai dėl paprastos priežasties yra, kad žinant jo santykį su tėvu, tai akivaizdu, kad tėvas jam perdavė tą loginį mąstymą, kuris jam galiausiai padėjo tapti gerų mokslininkų, bet neperdavė to emocinio mąstymo. Jis yra book smart, bet jis nėra street smart. Jo, ir jis neturi, šiaip iki Belos, jis nelabai turi empatijos, nes tie tiesmukiški atsakymai, tai būtent yra to, kad tau kažkiek nerūpi, ką kiti žmonės apie tave galvoja, arba tau nerūpi tų žmonių jausmai. Tai tie tokie, žinai, greiti atsišaudimai, tokios gana aštrios strėlės yra vien dėl to, kad tu savo mintyse nepermastai, kad kaip tas žmogus pasijus iki Belos. O kai atsiranda Bela, mes galiausiai pamatome, kad Bela yra ne tik mokslinis eksperimentas, kurio rezultatus jis seka, bet yra tas tėvo, dukros kažkoks motyvas ir jam atsiranda ta emocija. Kuri būtent galbūt ir užpildo tą jo emocinę tuštumą, kurią paliko jo tėvas ir kurią paliko žmonės, kurie su juo nebendravo, nes jis tai baisiai atrodo. Bet čia būna tas, nežinau, ar dažniau, ar rečiau būna, kad tie žmonės, kurie turėjo tokius siaubingus santykius su savo tėvais, jie gal šiek tiek labiau stengiasi su savo vaikais. Bet iš kitos pusės. Iš kitos pusės būna ir kurie tęsia tą iš kartos į kartą, bet... jeigu, žinai, jeigu tave vaikystėje mušė, arba iš tavęs tyčiojosi, tai jeigu tu patenki galios poziciją, tikrai galimas daiktas, kad tu irgi muši ar ten žodžiais, ar veiksmai žmonės. Čia visiškai kita tema, bet tu pažiūrėk praktiškai visus ten žudikus, maniakus arba šiaip kažkokius psichopatus. Taip, praktiškai nei vienas iš jų neatėjo iš kažkokios normalios aplinkos, tai dažniausiai arba smurtaujantis tėvai, arba dar kažkas, praktiškai nei vienas ten Amerikoje kalašą pasiėmęs bičas išaudęs pusę mokyklos, nebuvo, kad jis toks buvo smagus, draugiškas, empatiškas, ne, dažniausiai jis būdavo užduchintas, arba jo tėvai kažkokie normalūs, tai ta nesveika aplinka gimdo nesveikų žmonės, tai Godwinas Baxteris atėjo iš nesveikos aplinkos,
bet jis kažkaip sugebėjo pasimti tą geriausią tos nesveikos aplinkos atributą, tai yra loginis mąstymas ir tas žingeidumas, norint pasiekti kažkokių didelių mokslinių atradimų. Kalbant apie Godwino tėvą dar šiek tiek, mes jau įrašinėjom 24 minutės ir aš dar nekarto nepasakiau nieko, kas mane cancelintų, tai laikas. Važiuoja. Vienu metu parodo portretą Godwino tėvo ir jis ten labai panašus į po komos atsigavusią Kazimierą Danutę Prunskienę. Ačiū. Šiaip tai Kazimira. Kazimira jo. Jo, ne Kazimiera, o Kazimira. Kazimira. Kazimira? Danutė Prunskienė. Amžinatilsė. Ai, sečiu bėgo. Gerai, užteks apie Dievą. Galim pakalbėti apie antrą, tokį kaip ir Belos vyrą gyvenime. Tai Maksas McCandlesas. Čia Rami Jusefas įkūnijo jį ir aš esu matęs jį seriale Mr. Robot. Jis ten vaidino achujenai. Tai čia ir man kilo dėl to klausimas, nes yra 3 pagrindiniai aktoriai, kurie vaidina nuostabiai. Tai Emma Stone, Williamas Dafoe ir Markas Ruffalo. Visi likę šiek tiek primena LMT antro kurso studentus baigiamajam egze. Ar tai yra sumanymas toks Jorgos Lanthimoso padaryti, tai ar tokį feikinį teatrą? Nu, šiaip, pavyzdžiui, žiūrint į tą Makso veikėją, tai, man atrodo, kad yra toks užmanymas, paversti jį tokiu, kaip mes suprantam, kaip... Simpas ir kakas. Kad šitas Godwinas į kažką pasakė, ai, tu ten kaimo kažkoks daktaras. Tai supras, kad žmogus galbūt yra iš provincijos ir jis toks, jis tas paprastas, žinai, toks naivus, šiek tiek paprastas, jis vienintelis iš studentų sužadėjęs Godwinu, po to jis įsimyli Belą, nors, ką tu ten gali realiai įsimylėti, ten yra vaikas moters kūne. Tai man prie tos atmeilės grįžtant, kai sakiau, kad aš eidamas į filmą žinojau tik tai, kad Emma Stone tenai susirūdins visi. Ir aš žiūriu tas 21 minučių filmų, kur jinai realiai su kūdikio smegenim, kaip kūdikis, kaip sakė Maksas, what a beautiful retard. Aš bijojau, kad ją būtent tokioj būsenoje ir dulkins visi ir galvoju, Jesus fucking Christ, tik ne tai. Čia pasižymim, nes čia turėsim ką aptart. Čia pasižymim šitą, nes jo, čia yra vienas dalykas, kurį man atrodo labiausiai galbūt diskutuotinas apie šitą filmą, bet grįžtant prie Makso, tai jis matos, kad jis yra, jis toks paprastas žmogus, toks naivus. Jis labai naivus. Jo, tai man atrodo dėl to ta vaidyba ir atrodo, kad jis nėra, jis nėra kvailelis kažkoks, nes vėlgi jis yra studentas. Bet čia vėl yra tas, kad mes, kai sakom, kad Dievas yra labai, labai protingas, logiškas, bet neturi empatijos ir tai yra, kad jis yra book smart, nėra street smart. Maksas kaip ir irgi protingas labai ir turi tos empatijos, bet aš jo vis tiek nelaikau street smart. Jis kažkoks toks... gyvenimo biški nuskriaustas, gal draugų neturėjęs kažko, bet rimtai, jis man šiek tiek primena, mes vėl įrašinėjom sekmadienį, atvykau čia iškart po Lietuvos tūkstantmečio vaikų. Nespoilink, aš dar neatsisukau. Nežinau, kad Faustas ir Rojus susikala. Jo, tai tie visi vaikai, labai yra, jie yra protingi, bet jie yra socialiai awkward, nes, jie visą gyvenimą gal paskendė tarp tų knygų panašiai. Tai Maksas man irgi toks, kur nejauku jį žiūrėt, jo visą elgesį, bendravimą, jis toks, nežinau. Bet iš kitos pusės, tai jis yra kaip galima sakyti, kad jis kažkiek nori pasinaudoti Belą, nes galiausiai, nori ją vesti, nors jinai yra visgi vaikas, pripažinkim tai, bet iš kitos pusės jis labai jaučia tą pagarbą jos net ne asmenybei, bet jis jaučia pagarbą ir nori būtent palaikyti tą atstumą, kad nepasinaudotų ją. Nepasinaudotų jos vaikiškumu, nepasinaudotų ją kaip moterimi ir ta pagarba iki pat filmo pabaigos lieka. Kur, aišku, mes galiausiai nežinom, ar jie apsiženijo ar neapsiženijo, bet jisai ją labai
išaukština. Sužinojęs, kad jinai ten kurvynė dirbo, jinai tokia... Sakau, simpas. Tai jis toks, tai sakau, man atrodo, va, kur tu palėtai tą vaidybos aspektą, man atrodo, kiekvienas veikėjas, išskyrus Belą, yra šaržas. Vėlgi, tai priklauso nuo tai, koks tau šaržas teko, na, kiek tu turėjai tos plotmės, žinai, žaisti su tuo. Nu, Markas Ruffalo prieisim, jisai buvo Lovelasas, Babnikas ir visa kita, ir šiaip daugiau gavo, žinai, laiko. Kaip sakė veikėja viena, balti dantis ir kietas bibys. Tai jisai turėjo ir tokį smagesnį, žinai, personažą, su kurio galima žaisti ir daugiau laiko ekrane, tai dėl to galbūt ir jo tas, na, ta vaidyba netrodo taip prastai. Ir aišku, Markas Ruffalo, jo veikėjas Duncanas Wedderburnas. Tai jisai turėjo labai daug savo tokių kaip ir metamorfozių. Jis labai pasikeitė iš to Lovelaso tapo išprotėjusią šiukšlę. Tai žinai, buvo kur žaist, buvo kur pasireikšti jam. O visi likę veikėjai tokie yra vienodi per visą filmą. Dėl to gal tas ir šaržas. Šiaip tai galim dabar ir pašnekėti apie Duncaną, Belą pasiliekant pabaigai, nes apie Belą daugiausiai tikriausiai reikia šnekėti. Jo ta metamorfozė, bet va čia yra vėlgi tas kitas dalykas, jo kitoks santykis su Bela, nes su Godwinu mes matom tą mokslininko kūrinio galiausiai peraugančio į tėvo dukros santykį, su Maksu mes matom, kaip jis ją sudievina ir pagarbiai žiūri, bet vėlgi jie visi bando ją naudotis. Taip. Bet Duncanas Wedderburnas ją naudojasi paprasčiausiu būdu, tai, jis nori jos... Džiumdžiumo. Jis nori jos džiumdžiumo. Šiaip, mes jį pirmą kartą pamatome, kai Dievas bando parašyti tą vestuvių susitarimą. Vestuvių susitarimą tarp 3 žmonių. Tarp 3 žmonių. Ten labai keistas dokumentas, parašytas su klaidom. Tai... Ir Duncanas pats išeina ieškoti jos ir man irgi klausimas toks, čia grįžtant prie Michael Jacksono, ar jis šiek tiek suvokia, kad jinai atsilikus ir kaip vaikas prieš eidamas jos džiumdžiumą pakutent? Ar nes... Man tai atrodo, kad taip, nes man atrodo, kad jis, vėlgi, suprasime, kad tas vyras tikriausiai yra priklausomas nuo kūniškų įgeidžių. Perskaitęs tą sutartį, paprastai kalbant, jis mato, kad tai yra dokumentas, kuris kažkokią moterį pavers per jo, žinai, mąstymo perspektyvą, sekso vergė. Nes kažkokie 2 diedai nori sudaryti sutartį, kad kažkokia moteris negali palikti namų ir jinai gyvena su tais 2 diedais ir jeigu gali palikti, tai tik į užsienį ir keliaudama su jais ir jisai toks that's the dream. Ir aišku, kad jis eina susirasti tos moters, nes galvoja, kodėl aš apie tai anksčiau nepagalvojau. Tai manau, kad jis tikrai su to užmanimu, kad čia galimai yra potenciali jo kūniškų įgeidžių patenkintoje, išeina jos ieškoti. Ir randa. Randa spintoj. Tai šiaip tai, man gal va šitas vienas iš momentų, kuris tokio nuoseklumo šiek tiek pritrūko arba kažkokio daugiau išaiškinimo yra, kad kiek jie saugojo tą Belą, tai Godwinas su Maksu, kaip jie lengvai paleido. Man trūko kažkokio tokio, žinai, prasmės už to, kad galbūt čia, žinai, to besitenčiančio eksperimento kažkoks pratęsimas, bet tada man trūko akcento iš Godwino, kad, įdomu pažiūrėti, kaip jinai būna toj atviroje erdvėje. Godwinas nedaug žodžiauja tiesiog. Ja, bet tau nepritrūko šito, arba iš to pačio, kad jie supranta, kad vėlgi jinai labai greitai formuojasi ir jinai turi socializuoti su žmonėm. Man va to... Iš Dievo man viskas good buvo, man gal iš Makso labiau to didesnio pasipriešinimo reikėjo. Bet jis toks... Jis slunkis jo, bet man keista, kad jis gal 4 kartus per
per visą filmą sakė, kad eis daužyti snukį, bet jam visą laiką blogai baigdavus. Nu, vieną kartą visai padori. Tai va, vidutiniškai, bet jis informaciją galiausiai gavo. Jeigu čia mes apie tą kalėjimą sceną šnekam. Tai, bet jis toks slunkelis. Bet Bela su Duncanu iškeliauja į potyrių kelionę. Ir filmas nusidažo spalvom. Pagaliau. Prasideda Belos kelionė į tiek pasaulio, tiek savęs pažinimą ir pirmoji stotelė yra Lisabona. Ir šiaip tai ties Lisabona, man atrodo, jeigu tas filmas šiaip turėjo fantastiškumo, tai ties pačios Lisabonos pateikimų, nu jau kaip ir pasidarė akivaizdu, ant kiek jis yra, nu būtent toks fantasmagoriškas, nerealus, nes tos gatvelės, taip, Lisabona šiaip yra labai gražus miestas, bet ten buvo viskas taip apibarstyta dar aukso dulkėmis ir kokainu šiek tiek. Ir Lisabonai prasideda tai, dėl ko mamos uždenkit vaikams akis ir liepkite eiti į kitą kambarį ir nebežiūrėti to filmo, nes labai daug, kaip ten Bela sakė? Pašokinėjimo. Jo, inirtingo pašokinėjimo. Jo, šiaip, nežinau, šiaip galim ir paliesti. Iškart palieskime tą sekso temą. Šiaip kino teatre žiūrėti tarp beveik 100 random žmonių yra labai nemalonu. Tu jauteisi kaip? Nu, blėt, toks, kur mes dabar visi žiūrim, kaip ilgai krušas. 5 minučių krušimosi montažas. Čia, blėt, ne koks rokis, kur reikia training montažo. Nežinau, okei, suprantu, kad filme norėjo parodyti jos ne tik protišką išsilaisvinimą, ne tik pažinimą pasaulio, bet tą kūnišką išsilaisvinimą ir kelią tą link malonumų. Bet, nu, nebūtina buvo tų 20 000 sekso scenų. Nu, nebuvo tiek daug būtinai. Kolega, jūs esate davatka, aš jums taip pasakysiu. Ne davatka, bet tiesiog man gražu, man patinka, bet aš nemanau, kad tai buvo labai reikalinga. Dėl reikalingo, ne, man tai kažkaip, kai tu pasakai, kad šitas filmas bus apie tai, kaip visi rūlina Emma Stone, aš galvoju, kad bus daug blogiau, tai man visai viskas buvo skoninga, bet šiaip tai vakar kažkaip išėjęs po filmo dar nebuvo tos minties, bet dabar kažkaip man jinai susiformavo, praėjus kažkiek laiko. Šiaip tai jinai pačioj pradžioj, nu, tos kelionės, jinai vis dar yra vaiko smegenim. Tai yra, nu, nes jinai... Kad kūnas tai moteris. Kūnas tai moteris, bet čia yra man pagrindinis, žinai. Moralinė dilema. Jo, nes tu pažiūrė, tai jos kūnas visą laiką buvo moters ir taip jinai, jos smegenys daug greičiau vystosi. Jo, ji kaip šuo ten, kur šuniui metai yra 7 žmogaus metai, tai jai koks mėnuo yra kokie 5 metai. Jo, tai čia yra tas momentas, kad jinai vis tiek yra vaiko dar smegenim. Aš manau, kad ji buvo filmo pradžioje vaiko kūdikio smegenim, bet kai jau jinai pati pradėjo save tenkinti, jau paauglė. Nu, žinok, 12-13 metų. Nu, žinok, nes jos kalba dar nebuvo gerai išsivyščiusi. Jos nu, ta prasme, dar toj pačioj Lisabonai, tu pažiūrėk, kaip jinai vaikšto. Jinai vaikšto, ne kaip normalus žmogus, jinai dar biški vaikšto, kaip, nu, kartais kokie 4-mečiai, 5-mečiai vaikšto. Okay. Tai čia yra tas dalykas, kad su vaiko smegenim ir moters kūnu, man, nu, tas visas, šiaip, filmas, jisai kažkiek parodo, žinai, tą įsilaisvimą būtent per savo kūniškumo pažinimą, bet gerai, čia yra vienas iš momentų, kuris man kelia klausimų. Tai tu manai, kad čia yra DJ Dalgio mėgstamiausias filmas? Gali būti. Ir kitas momentas, nes aš tiesiog po to gal pabėgsim nuo šitos temos, tai yra būtent jos darbas bordelyje. Tai, sakau, man patinka ta idėja... Kurvynė, kalbėkime žmonių kalbą. Taip, kurvynė. Tai, sakau, man patinka tas, kad prie to pažinimo prisidėjo, na, kūniškumo tema, bet šiaip paprastai kalbant, kurvynė. Tai vienas dalykas. Mes čia žiūrim, kaip jinai ten išsilaisvina ir taip toliau. Bet kurvynė jau suaugus. Jinai jau suaugus, bet žiūrėk, pagal paprasčiausią mąstymą, tai yra, mes galvom, kad jinai kažkiek pati pasirenka tą kurvyną, bet iš kitos pusės, nu ne, ją aplinkybės priverčia pasirinkti tą kurvyną, nes jinai neturi pinigų ir jinai daro, kas jai labiausiai patinka. Tai yra krušasi. Nu, man kažkiek kyla problema, nes šiaip pažiūrėkime į tai, kas sukūrė tą filmą. Tai yra, nu,
režisierius, pagyvenęs baltaodis vyras, scenarijaus autoris, pagyvenęs baltaodis vyras, knygos autorius, pagyvenęs baltaodis vyras. Man minimaliai čia yra tas, kad, tipo, tokio pokalbio nebuvo, bet sėdi 3 diedai ir galvoja. Epsteino saloj. Kaip geriau, bet čia pagalvokim, blemba, moterų tas seksualinis išsilaisvinimas. Tai kas geriausia būtų, kad va, kaip jinai uždirbtų pinigus? Kurvinė. Man čia yra šiek tiek problema. Ta prasme, tai viską kažkiek estetiškai buvo pateikta, bet kažkiek čia nėra gerai. Man atrodo, kad čia yra... Čia nėra gerai. Ja, man atrodo, kad čia yra kažkiek... Žinai, kalbant, kiek čia, pavyzdžiui, yra feministinis filmas, tai kad moteris savo nepriklausomybę įgavo, jinai pasirinko dirbti kurvinę. Bet, sakau, man tai šitą... Ne, jeigu dar mes liečiam feminizmo temą, tai yra ta pusė, kad jinai gavo laisvę per kurvyną panašiai, bet iš kitos pusės mes netgi dabar, kai jau gyvenam 21 amžiuje, technologijos, laisvė, viskas, bet čiuvas daug pisasi, jis yra čempionas, jo bybis yra visraktis. Jeigu pana pisas daug, jinai kurva yra. Tai čia irgi gal iš tos pusės, kad tu nebūtinai esi šliūcha kažkokia, jeigu tu naudoji savo kūną taip, kaip tau patinka. Tiesiog, bet čia sakau, daug moralinių tokių... Man galbūt tai labiausiai nebūtų šio, bet sakau, pradžioje, kai tu kažkiek suvoki, kad blech, jinai yra vaikas, čia yra momentas, kad vėliau tas, žinai, seksualinis išlaisvinimas... Šitas filmas bus labai, labai išnaudotas filosofijos studentų, manau, bakalauriam panašiai, nes čia tiek temų visokių, kad blėt. Bet sakau, man tas paskutinis, kad pradžioj man galbūt dilema yra, kad jinai vaikas, antroj, tas antra dilema, kad, tas kurvynas visgi yra tas, atrodo, kad, sakau, susėdo 3 diedai ir galvoja, koks yra aukščiausio seksualinio išsilaisvinimo laipsnis moteriai. Dirbt kurvinę ir tuo didžiuoti. Man tas yra, biškė, kažkiek neskanu. Bet... Mes dar kurvyną prieisim, ten aš šiek tiek kitokios simbolikos pamačiau. Okay. Bet tiesiog Lisabonui jinai atranda tą kūnišką malonumą ir kaip mes pamatėme vėliau tame pačiame kurvyne, kad visgi ponas Duncanas yra geriausias krušėjas ant svieto, nes jinai daugiau tokio malonumo neberanda. Bet irgi, tai yra kūniškas malonumas ir kai jau jinai pradeda protauti kaip suaugęs žmogus ir atsiranda ne tik tas knyginis intelektas, bet ir emocinis intelektas. Visi mes esam, dauguma mūsų yra turėtų one night standų. Jie zaibys smagu tam momentui, bet kažkokio ilgalaikio pasitenkinimo jie neatneša dažniausiai ryte, kaip tik tau per smegenis moralkės duoda. Tai to kažkokio emocinio prisirišimo tarp jų trūko. Jiems buvo pradžioje smagu, nuotykiai panašiai, bet kai jau Bella pati suprato, ko jinai nori, buvo, kad netgi pats geriausias krušėjas pasaulyje, jos tų kūniškų malonumų kažkaip neišpildė, nes trūko to emocinio intelekto prisirišimo. Ir ne tik emocinio intelekto, jisai norėjo stabdyti jos progresą. Labai, kaip sakyt, gera yra ta scena, kur jie jau yra laive ir jisai išmetinėja jos knygas. Taip. Nes jisai pasiėmė sekso žaisliuką į kelionę ir tas sekso žaisliukas ne tik nori kažko daugiau, Nori, blėt, protaut pradėjo. Ir čia yra dar vienas vyras, kuris nori uždaryti Bellą. Ta prasme, Duncanas galbūt tą perkeltinę prasme, nes jis ją vežas po Europą, bet uždaryti kaip savo kažkokią nuosavybę. Ir kai jinai pradeda, kuo jinai labiau tobulėja, tuo jinai yra didesnė grėsmė Duncanui, bet kartu tai ir parodo apie to Duncaną tokį, jis yra labai geras krušėjas, bet kaip žmogus, tai jis yra, menkas, labai menkas. Jis yra pratęs, kad viskas labai lengva jam tiesiog. Tai ir kai yra ne tai, kad iššūkis, bet kai yra net žmogus, kuris priauga, tampa lygiaverčiu jam ir vėliau jį perspjauna, jis iš tokio dievo tampa, blusa. Čia mes galime aptarti jau aname epizode, aptarėm šiek tiek socialinį tinklą Threads naują, kur,
labai daug ateina influenceriukų, kuriems nuo tų laikų, kai jiems 16 buvo, jiem ten lenkės po žemę, visi nori fotkintis, myli juos, nori autografų, bet jie atėjo ten ir pamatė, kad visiems biški pochui ir jiem per galvą davė visai gerai, tai manau. Tai čia irgi tiesiog, kai tau moteris krenta po kojom visą laiką, vadina tave sekso dievu ten, tu jom pasinaudoji, išmeti, tai dabar jis gavo challenge ir jam, psichologiškai per sunku susitvarkyti su tuo challenge, pasirodo. Jo, ir iš kitos pusės matos, kad jis yra šiaip silpnas žmogus, ta prasme, nes mes matom, ir kad padaugina alkoholio ir turi priklausomybę lošimam. Tai vėlgi tai parodo kažkiek jo pačiai įsivaizduoja, koks jis yra stiprus, bet iš tikrųjų, koks jis yra silpnas ir gal ta jo gana greita metamorfozė, sakau, šiaip tai neturėtų stebinti, bet tas... Bet, o kaip tau ta jo, klausimai du, jo meilė Belai tavo manimu ar yra tikra? Ir antras klausimas, jeigu manai, kad ta meilė tikra, kodėl? Nes ar tipo būtent tai, kad jinai yra psichavota, laisva siela, vien dėl to jam kažką sužadina, nes jis daugiau nieko tokio matęs nėra gyvenime? Aš tai manau, kad pagal jo įsivaizdavimą ta meilė yra tikra, bet vėlgi jo, aš nemanau, kad jis kažkada buvo pažinęs meilę, jis buvo pažinęs tik tai... Jis labai myli pinigus. Jis myli kūniškumą, jisai myli. Ir man atrodo, kad iš vienos pusės tai galbūt, kadangi ir plus jie gana daug laiko praleido, tai jam atrodė, kad čia yra meilė, bet iš kitos pusės, man atrodo, jis kažkiek galbūt net ir suvokė tą jos poreikį emociniam ryšiui, apie kurį tu kalbėjai, ir jam galbūt, tai galėjo pasirodyti kaip būdas, prisirišti ją. Tai yra, kad mes esam ne tik nuotykis, bet mes galim ir tuoktis, mesgi galim gyventi toliau kartu, nes jinai jam suteikė ir kūnišką malonumą, bet iš kitos pusės, jis taip tapo ir nuo jos priklausomas ir pamatė, kad jinai gali pabėgti. Šiaip jinai netgi šiek tiek gal ir jį išlaisvino, nes pradžioje mes matome, kaip jisai, moko ją valgyti kultūringai, moko prie stalo kalbėti, kad nesakyk nesąmonį panašiai, nes jis yra mūsų Jamesas Bondas, playboyus, nepriekaištingas. Ir tada mes po 5 minučių filme matome tą šokio sceną, kurie abu tiesiog taškosi kaip ant ratų opiume. Ir po to jis tiesiog eina daužyti snukių. Tai jisai iš to apsimestinio džentelmeno kažkokio, jis irgi tampa šiek tiek frykų. Aš tai sakyčiau, kad... Freak of nature. Kontrolės frykų, nes tas šokis irgi yra puikus, nes jinai šoka bet kaip, bet jinai būtent šoka gaivališkai laisvai, o jis ją bando įstatyti į rėmus. Tai jinai nori šokti kaip jinai nori, o jisai ją nori, į tos tradicinius poroj, čia apsisukimas. Jo, nes buvogi momentas, kai pati Bela apsuko Duncaną. Jo, tai man atrodo, tai vienas dalykas, kad ten buvo, jisai bandė įstatyti rėmus, tas mušimas, jis irgi jau kontrolės yra praradimas. Jisai, jam slysta ta kontrolė iš rankų ir jisai labai karštai į tai reaguoja. Bet, reikia pripažinti, kad Markas Ruffalo, kurio tu net pažinai šitame filme. Aš nežinau, kodėl aš net pažinau jo. Kai tu man po filmo pasakei, kad ten buvo Markas Ruffalo, man taip obvijos pasidarė, bet kodėl aš viso filmo metu net pažinau, man toks no idea. Ir čia, tu prasme, tikrai smagu į jį žiūrėti ir kaip jisai pasileido plaukus, ir čia viski, vėlgi pagarba Jorgosui Lantimosui, kad jisai, tokį vis tiek gana hollywoodinį standartinį aktorių išlaisvino tokiam, gana jam nestandartiniam vaidmenį, kuris galėjo džiazuoti. Ir jis yra nominuotas antraplaniam geriausiam aktoriui Oskarui, tai aš tikrai tikiuosi, kad jis gausiai, nes, pizda. Jis man aš netgi nepabijočiau nominuoti pagrindiniam aktoriui, bet gavau už antraplanį nominaciją, tai... Tu sakai geriau už Robertą Downey jaunesnį? Let's go. Blėt. Bet, piktą manipuliuojantį senį suvaidinti ir aš galiu. Ten... O čia beprotybę suvaidinti. Bet ten irgi, čia sakau, man tai Roberto Downey jaunesnio vaidmuo gal net ir šiek tiek stipresnis.
Nu, Vėlgi, nepamirškime, kad Ryanas Goslingas yra nominuotas Oskarui, o Margot Robbie nėra nominuota Oskarui. O tai pala, bet jis už pagrindinį, ne? Ne, jis už antraplanę. Kas čia per bezabraziją? Čia bus 3 žirgų lenktynės. Jo, reikės pastatyti. Mūsų neremia jokia. Mūsų neremia investicinis fondas Baltcap. Taip, ačiū Dievui. Žodžiu, pirmas toks rimtesnis Duncano bandymas suvaldyti Belą yra, kad jis uždaro ją į dėžę. Kur tiesiog sako, turiu tau staigmeną, lip, kuri tokia, okei. Nesinai vaikas. Ir jinai tiesiog atsibunda, wake up traveler, laive. Nieko. Šiaip tai laivas irgi dar vienas tas fantastiškos, akim vaizdas, tai yra Taip. Tiek pats tas garlaivis, tiek tas vanduo irgi tokį, sakau, pasakos motyvą turi, man patiko. Laive mes susipažįstam su dar 2 veikėjais, kurie taip pat labai stipriai prisideda prie Belos tokio kaip ir augimo. Nes žinau aš jų vardų. Tai yra... Marta ir Haris. Marta yra sena močiutė, 20 metų nesipisus, bet kartais patenkinti save ranka, ką labai akcentavo Bela. O Haris yra... Jezu... Cinikas. Ar labai rasistiškai nuskambės? Tai aš galiu iškart pasakyti taip. Gerai. Kai aš pirmą kartą pamačiau Harį, žiūriu, toks juodaodis, žavus džentelmenas. Taip. Bela kruštis mėgsta. Jinai turėjus tik tą baltą Duncano špenšpilį. Aš tikrai pagalvojau, kad Haris bus tas, kuris supažindins ją su Big African Pipi. Kėsilikti man davai. Ei! Nežinau, aš ėjau į tą filmą galvodamas, kad čia bus tiesiog visi kruša Emma Stone. Ir tada tu pamatai juodaodį ir iš karto galvoji. Taip, man tas mymas iš karto, kur ta baltaodė mergina ant sofos ir aplink ją juodaodžių daug. Atsiprašau, aš supuvęs žmogus. Taip, jeigu dar nesupratot, aš supuvęs žmogus. Taip. Gerai. Tai va, bet... Gerai. Bet Haris jai parodė ne savo špenšpelį, o gyvenimo žiūrų. O gyvenimą parodė, jo, gyvenimo žiūrų. Gyvenimo žiūrų. Quick stop to Alexandria. Šiaip tai irgi, čia irgi man galbūt kažkiek, ne tai, kad triggerinantis, bet klausimų keliantis motyvas, kažkiek galbūt net ir europacentristinis. Mes tą Europą matom tokią gražią, tik tu perplauk jūrą, nuvažiuoja Aleksandrija, badauja visi mirę vaikai ir sako, tu nusileisi, tave iškruš ir nužudys. Kažkoks toks man biški buvo to eurocentristiškumo, kad ten tai laukiniai. Bet man keista, kad ponas Lantimosas šitaip parodė būtent aplink savo kraštus. Tai sakau, man to, vėlgi, pats filmas, šiaip sakau, toks novatoriškas, bet yra tokių vietų, kur kartais kyla klausimų, apskritai, žinai, apie tą, kad čia ten tie, žinai, neturtingi žmonės, tai jie tai laukiniai. Man ir šito gal šiek tiek klausimų kelia, bet jo, pamato gyvenimo žiaurumus, bet kas man patiko tame pačiame ryšyje, kad pamatė gyvenimo žiaurumus ir ten labai tai sustiprino jos visą empatiją ir norą keisti pasaulį, kas galiausiai labai prisidėjo prie jos tos tapimo to galutiniu Belos Baxter rezultatu. Bet kas man patiko, kad, vėlgi, Bela irgi, jinai yra tiesmuka, jinai sako taip, kaip yra ir jaučia, yra žmonės kenčiantys, reikia jiem padėti, kad jinai šiaip ir tam pačiam Hariui šiek tiek atvėrė akis po to jų pokalbis tai kajutį, kad, irgi jisai yra cinikas, jis į visą pasaulį žiūri, kad, mes esame pasmerkti, ir taip, tie žmonės yra pasmerkti, kad jie gimė skurde ir jie mirs, aš irgi esu pasmerktas, nes mūsų visuomenė yra supuvus, bet jisai irgi, jisai iš Belos gavo tą empatijos šiek tiek pamoką, kad ne viskas yra, žinai, juoda, ne viskas yra, jau pasmerkta, jo, galima kažką keisti. Belos žodžiai, kad man atrodo, kad tu, Hari, esi tiesiog sužalotas, nuskriaustas berniukas, kuris dabar mato pasaulį tik tai juodo. Tai tokie buvo
iš jos nesitikėjau tokio suvokimo greito apie viską. Tai džiugu. Bet kartu tai ir padovanoja man tai vieną juokingiausių scenų filme, kur jis surenka Duncano laimėtus pinigus ir atiduoda random jūreivę, jūs perduokit jam vargšą. Peliusim. Ja, ir čia irgi vėlgi yra tas katalizatorius, kuris, man atrodo, visiškai snapino. Nu, gerai, gal antras katalizatorius, kuris snapino, tai buvo, kai Duncanas sužinojo, kad kurvynė dirba, bet tas pirmas buvo, kur jis jau šiaip išvargintas emociškai nesugebėjimo jo suvaldyti, jis išvargintas lošimų ir alkoholizmo ir tada jis pasiekė kažkokį milestone, gana didelį laimėjimą ir tas praktelėjimų tiesiog praranda dėl Belos tokio tiesmukiško noro gelbėti pasaulį. Man tai vis tiek jokingiausia vieta irgi laive buvo, kai jisai bandė tą Martą išmest per bolį. O jį tokia chill sėdi, mane būna nufidyti. Aš tai visą, kaip jis aplodavo ją išmestis, jie tam antram aukšte. Tai būtų metęs ją per tą, po to greitai nubėgęs į dar kažką. Tai jo, ten rodė tą jo apgailėtiną bandymą kažkaip kontroliuoti situaciją, nes kai te jau jūreiviai suėmė, tai irgi labai komiškai atrodė. Oi, Duncanai. Jo, kadangi pinigėlių nebėra, pagarbos jam irgi nėra, juos išlaipina Paryžiuje. Ar ne Paryžiuje? Ai, ne, Marselyje. Bet ten irgi, man irgi čia šitas juokingas dalykas sako, išlaipinsim Marselį, tada jie Paryžiuje atsiranda. Tada, jie peškom. Kai plaukia laivų, sako, sustosim Atėnuose, Aleksandrijos. Nu, ten, nesupratau aš irgi. Bet jo, kad nėra pinigo laikas užsidirbti ir mes jau aptarėm tą jos užsidirbimo metodą, kurvynas. Kas šiaip tai galbūt iš vienos pusės, man atrodo, kad bandė taisyti tą padėtį Jorgosas, kad aleva, pažiūrėkit, kokie čia deformuoti dėdai nori ją. Ir labai, aš esu heteroseksualus, bet aš vis tiek galiu pagirti tą žiauriai hot kunigą. Visi tenais ateina tokie kiaulės, šnopuoja, smirdį, jie ten baigia per 3 sekundės ir ateina toks, Apolonas ir pasirodo kunigas. Bet čia man irgi yra galbūt problema, kad irgi čia toks bandymas pažiūrėti, o kaip tai atrodys, kai graži Emma Stone, žinai, pisasi su netokiais gražiais vyrais. Irgi, kad čia man mažiau buvo kažkokios prasmės už to, labiau tai buvo kažkoks toks, nežinau, pažaidimas. Man tai, koks nejaukus buvo tas, kur tėvas atsivedė 2 sūnus ir mokė juos pisti. Pasirodo, tą sceną, šiaip jinai turėjo būti dar ilgesnė, bet ją sutrumpino dėl to, kad šitą filmą galėtų rodyti Jungtiniai karalystiai, nes ten pagal įstatymus negali būti vos ne vaizduojama, kaip vaikų akivaizdoje mylisi žmonės kažkiek laiko. Aš manau, kad jeigu tas filmas būtų sukurtas kokiais 70 metais, tie vaikai būtų jie peisiai. Tai gal ir gerai, kad šiek tiek tas politkorektiškumas įsijungia. Gerai, kad įstatymai veikia. Gerai, kad veikia įstatymai. Taip, ta visa scena, kur ta labai juokinga ir labai šaržuota irgi kurvyno šeimininkė, kur jinai parodo savo sergančią anūkę, kūdikį tą ir sako, kad jeigu nesikruši tu, nebus pinigų, nebus vaikui vaistų ir jinai mirs. Čia manipuliacija, taip. Taip, tai čia jaučiu, kad tam vaikui net nieko nėra. Galbūt net ne jos vaikas. Galbūt tiesiog jo kūdikis. Jo, tai sakau, tai čia yra žinai, etinis klausimas, tipo, kad tu neturi, nes Bela ateina į kurvyną savo norų ir jinai daro tai, kas jai patinka, bet kartu tai, jinai neturi pasirinkimo ir tas vaiko parodimas irgi, neturi pasirinkimo daryti pagal save, turi elgtis pagal taisyklės, nes jei tu negausi pinigų, aš negausiu pinigų ir mano anūkė mirs. Taip, čia yra tas
nu, sakau, pateisinimas. Nu, tas, sakau, iš tos moters, kur vyno savininkės pusės liktai parodymas, kad va, tu neturi pasirinkimų. Iš Belos pusės irgi yra kažkiek romantizavimas kur vyno ir darbo prostitutė. Ir va čia, va, nu, man yra klausimas, ar jeigu šitą filmą būtų kūrusi moteris, galbūt visos šitos temos būtų, bet ar mes būtume turėję apskritai kur vyno epizodą. Gal, bet jis būtų šiek tiek, nu ne šiek tiek daug švelnesnis, manau, būtų buvęs. Matai, žinai, ką reiškia švelnesnis, galbūt būtų... Nu, nebūtų vanoja jos. Aš tai manau, kad galbūt net dar būtų jisai grubesnis, nes šiaip tai jis gana buvo... Nu, Belos gyvenimas, kur vynė rodomas gana gražus, kad jinai yra patenkinta savo gyvenimu, tai sakau, galbūt net jisai dar labiau ekstremumą būtų, nu, nebūtų tiek romantizuotas tas kur vynas. Man labai smagu, kad mes tiesiog visą laiką sakom, kur vynas. O kur vynas? Bet jinai dar susipažįsta ten su Tonete, kita prostitutė, kur gal dėl jos yra tas gyvenimas laimingesnis. Jinai pagaliau atranda tą nuoširdžią emocinę meilę, kur, nu, Netflixo ir ten Amazonų, Disney'ų CEO katučių ploja, jei, turime lesbiečių porą, ir dar interracial, jei. Gabrielė Martirosian ir Nombek. Čia vakar po Eurovizijos atrankos, tu tai sapnavai, aišku. Ar matei, kaip jos apsirengė? Bet yra ir kitas dalykas su Tonete, kad jinai ne tik parodo tą pagaliau emocinę meilę, kurios neturėjo su Duncanu Bella. Jinai parodo ją ir vieną ideologiją. Ne, tai nėra bičizmas, nėra tai judaizm, tai nėra kažkas, tai nėra funkcinis alkoholizmas, kokį aš turiu. Tai yra socializmas, fucking socializmas. Šiaip tai man čia šiaip gal net ir pritrūko to, nes mes matom, kaip Bela turi tą atjautą, žinai, vargstantiem, kaip pamato Aleksandrijoje visą tą pasaulio žiaurumą. Man kažkiek trūko to galbūt išvystytos net šitos linijos, kaip jinai su... Įdomu knygoj kaip šiaip. Jo, šiaip įdomu, nes kaip ir yra, žinai, pasėta ta sėkla, kaip jinai nori gelbėti pasaulį ir socializmas kaip tau ir duoda, žinai, taisyklės, kaip tu galėtum gelbėti tą pasaulį, bet mes nepamatom daugiau jo. O nėra graikai vatos biški? Nu, ne visi. Nu, bet dauguma. Galimai. Ten yra komunistų partija, jeigu tu to klausi. Ten yra tos socializmo... Tai gal tiesiog Jorgosas Lantimosas nenorėjo į tai labai lyst, nes nugalvoja, kad čia dabar nenoriu nei savo tautos pykdyti, nei vakarų pykdyti. Bet matai, kas yra, nu va čia yra kultūrinis kontekstas. Nu, pavyzdžiui, pas mus, nu taip, komunistų partija yra blogis ir visa kita. Vakaruose, nu net nežiūrint, ne tai, kad į komunistus, bet socializmas tai yra labai ilgai egzistuojanti, žinai, politinė... Socializmas kaip idėja, nu nėra blogai. Jo, bet ten ir politinės partijos, na, ilgai egzistuoja, ne kartą formavo vyriausybės ir taip toliau. Ir plus čia mes matome Prancūziją, kurioje tas socializmas, nu, ir iki šiol yra labai gaji, žinai, politinė ideologija. Klausimas šiaip tai kaip Viktorijos laikais, ar ten tai buvo ar nebuvo, bet, na, prisiminkim tas visus studentų maištus ten, dabar bijau sumeluoti 60-aisiais ar kažkada, tai pagal kultūrinę plotmę, tai čia Jorgosas Lantimosas nieko blogo nedaro ir aš nemanau, kad jisai galbūt jis nenorėjo įvesti dar vienos siužetinės linijos į taip gana didelę, žinai, tą siužetinių linijų pynę, bet man tai atrodo čia, nu, toks žemai kabantis obuolys. Bela nori gelbėti pasaulį, jis pažįsta su socialiste. Ir tada nusiskuta galvą, įsėda į traukinį, važiuoja į Maskvą ir sako, visi pasaulio vienykitės. Nu gal, bet sakau, man tai čia buvo galbūt toks neišnaudota galimybė, bet vėlgi, jeigu tai būtų 3 valandų filmas, nu gal. Tai jo, tai Tonete atvėrė socializmą, šiaip jinai tuo pačiu metu atranda ir dar labiau gilinasi į filosofiją. Ir gilinasi ir į mediciną, toliau seka savo tėvo, dievo pėdomis. Tėvas. Ir dar ką padaro Tonete, tai sako, tu turi pogimdyvinį randą ir tada
šarabanai susisuka belai. What the fuck? Aš negimdžiau. Ašgi negimdžiau. Jo, tas patruputį supratimas, ne tik supratimas, kaip pasaulis veikia, bet ir supratimas, kad gal ir su jie ne viskas yra gerai, arba ne viskas yra taip, kaip jie sakė, kad yra. Tik dabar pastebėjai, Bela, kad su tavim kažkas negerai. Tiesiog pusę filmo vaikščio 4 visom. Dabar. Bet jinai, matai, man klausimas, vėlgi mes, nėra taip, kad mes ten puikiai savo vaikystę neatsimenam. Kiek jinai, pavyzdžiui, būdama Paryžiui, Lisaboną atsimena? Nes jinai ten vaikas buvo dar. Kiek jinai atsimena? Bliama, šiaip geras klausimas labai. Arba ta, pavyzdžiui, tą laivą. Mes prisimenam savo paauglystę. Martos jį niekada nepamirštame šiekestas. Bet šiaip, kai jinai Lisabonai ten jodinėjo ant Dankano, kiek jai tai yra per miražą atsiminimas? Kai jinai dar nelabai mokėjo vaikščioti ir valgė. Šiaip tai ir jos valgymas parodo, kiek jinai yra vaikas. Tokia jinai tiesiog rangų rieškutę mima ir grūda į burną. Nes jinai dar spjovė maistą tam restorane. Tai jinai elgės kaip vaikas. Bet čia dar šiek tiek nusikeliant į ateities scenas, bet apie maistą kalbant. Jinai filmo pradžiai valgo rūkytą silkę ir jai žiauriai šlykštų, bet kai pas tą savo jos originalaus veikėjo vyrą nuvaro, ji ten valgo silkę ir jai skanu. Tai reiškia ir jos, nežinau, ar tai yra susiję, kad jai atsigamina tos savo praeito gyvenimo epizodai ir jos pomėgiai, ar tiesiog negali atsigamina kažkaip. Matai. Bet tai kodėl jai neskanu, po to skanu? Nes vaikam būna taip. Gerai. Yra dalykų, kurių tu vaikystį nevalgy, o dabar valgai. Kokaino. Aš, pavyzdžiui, aš cepelinų vaikystį nevalgiau. Šiandien cepelinų diena. Šiandien sekmadienis, vasario 4 cepelinų diena. Ja, bet tu, pavyzdžiui, nebūda, aš anksčiau, pavyzdžiui, grietinės visai nevartojau, kai vaikas buvau. Tavo labai keisti, kodėl? Man neskanu buvo. Cepelinai ir grietinė, čia yra lietuvio paminklai. Jo, lietuvio su alaus pilvu, kurį aš dabar turiu, bet kai aš buvau vaikas, aš neturėjau alaus. Bet aš tai manyčiau, kad prieš rūkytą silkę, vėlgi, vaikišką meniu tu nepamatysi rūkytos silkės. Tai aš manau, kad čia, nes jinai negali turėti atsiminimo, nes ne to smegenys jos galvoje. Tarsi, skrandisgi neturi atminties. Atminti turi smegenys. Aš šitą dabar tiesiog žiūriu. Gerai, nepisk prot. Gerai. Miršta Dievas po biškį, jam vežys, bičiulė. Ir čia buvo ta jau pirma scena filme, ganėtinai vėlai per tokį šlyktų filmą šiaip, kur aš jau biškį nusisukau, nes kai tą pūlį pjovė... Kad ten tų cistų ieškojo. Jo, disgusting jau too much. Jau nebeviniuotinio pjaustymas. Jau kažkaip nebekošerna. Taip, Dievas supranta, kad miršta ir aišku, jam ta atgyjusi net, atsiradusi tiesiog empatija ir tas tėviškumo jausmas pažadina norą, kad visgi jis nori, kad Bela pamatytų į mirties patale, jis nori ją pamatyti, būdamas mirties patale, o kas eis Belos ieškoti, jeigu ne mūsų Simpas Maksas. Ir jis pasiekė savo tikslą. Jis galbūt juokingai atrodė muždamas Dankaną, bet jis pasiekė savo tikslą. O Dankanas psichuškiai, nes pasirodo... Pagal jį Bela yra šetonas atsiųstas į šią žemę, sugadinti jo gyvenimą ir išvesti iš proto. Bet Bela yra ta destrukcinė jėga, kuri laužo tos rėmus ir praktiškai visi veikėjai, vyrai, nes šiaip tai realiai moterų veikėjų mažai, kurios turėtų kažkokį tokį ryškesnį vaidmenį per Belas, tai visi veikėjai vyrai turi kažkokius rėmus, į kuriuos nori Bela įstatyti. Norėtum sugerti su Bela, ne su ta paskutinės scenos Bela, bet su, tarkim, Paryžiaus pradžios Bela. Paryžiaus pradžios? Jo, jinai smagi, nes jei galimai, bet jei kai 12. Jis suaugusi moteris, baig. Ne, Laurinai, tu žiūrėdamas tą filmą visada turi kelti klausimą, ar kai tu matai Emos Stone papus, taip. Ar čia nėra, kad tu žiūri į Emos Stone papus, bet jie yra 4.
Ne. Gerai. Galimai, bet čia gerai, grįžta prie Dievo, pakalbėkime apie Jėzų. Tai tas pokalbis šiaip Goodwino su Bela, šiaip man įdomus tas, galiausiai mes matom, kad Jorgosas Lantimosas pasirinko happy endą, šiaip žiūrint jau tą galutinį rezultatą happy endą, tai kažkiek, man atrodo, tai buvo užprogramuota ir tai, kad Bela gana lengvai atleido. Bet aš manau, kad su šita scena labai daug žiūrovų relaitins. Mes visi turim nuo savo tėvų nuoskaudų kažkokių. Daugumai tikrai kažkiek sušiko ir mūsų dabar traumos, dėl ko mes vaikštom pas terapeutus ir mokam belekiek šaibų jiems, yra šiek tiek ir nuo tėvų. Bet, kad ir kaip tu, nesutartum ar kalintum savo tėvus dėl kažko, kai tu pamatai mirties patale, tau vis tiek viskas atsiveria jo. Tai jinai atleidžia Dievui, jinai nusprendžia, kad ženytis reikia už Makso. Išpildyti tą norą tėvą. Bet šiaip man atrodo, kad jinai gal ir šiaip pamatė, kad, jinai pamatė pasaulio, jinai pamatė daug vyrų, bet jinai matė, man atrodo, ir tą pačią kažkokį, jinai visai gal tuo metu jai irgi logiškai atrodė tą santuoką su Maksu, kad jinai toliau galės ten, siekti karjeros aukštumų, nes, suprantam, kad jinai daktarė nori tapti ir kartu, kad jis nebūtinai, jai galbūt jau net nebereikia to kūniško patenkinimo, tokį kokį Duncanas davė tų aistrų, bet jai reikia tiesiog tokios užuovėjos, tokios meilės, paprastos meilės. Bet tas Makso lindimas į šikną, kad tavo kūnas elgis kaip nori. Nenuoširdus. Tu sakai nenuoširdus? Be šansų. Jisai tiesiog yra simpas, kuris jau mato, kad jam su kitom moterim gyvenime turbūt nebus šansų. Tu taip nuvertini, Maks. Aš sakyčiau, žiūrėkime filmo pradžią, kuris jaučia jai pagarbą. Bet ant galo, jau tikrai, aišku, kad jam nėra pohui. Jam skauda širdelę, kad... Širdelė, tuk. Bet jo, aš manau, kad nenuoširdus jis yra tiesiog, toks gyvenimo pastumdėlis ir tiesiog. Okay. Nes netgi pačioj filmo pabaigoj, jau kas klauso, tas matė. Ten yra poligaminiai santykiai, kur jaučiu Maksas negauna cukriuko iš vis. Jis gauna pažiūrėti galiausiai atveju. Negražiai nuskambės, bet jisai gal tą gauna tą kitą moterį. Ta kita, kur jeigu tu sakai, kad Emma Stone, tai Belai 12, tai jai kiek? 3 mėnesiai. Šiaip čia va irgi momentas, kurio galbūt mes... nepalietėm teisingai. Neužkabino, kad jie paleidžia Belą galbūt. Šiaip tai galbūt tas pats Goodwinas supranta, kad čia yra sėkmingas ta prasme eksperimentas su Bela, kad jinai jau yra, nebegali jos laikyti inkubatoriaus sąlygom ir kad ją reikia paleisti pasaulį ir kad tu sukūrei savarankišką žmogų, bet galbūt jisai norėjo kažką panašaus atkurti. Čia žiūri iš tos loginės pusės, kad toliau stebėtų tą eksperimentą pagal pratinį savo užmanimą, bet iš kitos pusės tai tiesiog jisai sukūrė Belos atitikmenį, nes jam jos trūko, prisidengdamas tuo moksliniu eksperimentu. Tiesiog jis nebuvo toks sėkmingas. Ir jis nebuvo sėkmingas, manau, ne tik dėl kažkokio operacinio feilo, bet ir dėl to, nes, ji kaip reboundas tau, kaip ir biški pohui, tai jis nedavė tiek empatijos, tiek tėviškumo jam, jis elgėsi ganėtinai griežtai. Man tai atrodo, kad jis su elgėsi gana griežtai, nes jis galvoja, kad jisai daro tą patį ir kad jisai galės žiūrėti ją šaltai, bet kadangi jis jau buvo patyręs su Bela tą būtent emocinį ryšį, jis supratęs, kad iš tos merginos, kurios vardo, aš net neatsimenu. Kiti gal? Kad jis negauna to emocinio ryšio, jam net ir ta mokslinė veikla su šitu eksperimentu nebuvo tokia įdomi ir galiausiai vis tiek matom, kad ta tarnaitė ir Maksas daugiausiai užima. Bet tai tarnaitė labai patiko, nes jai mažai daryti reikėdavo su ta mergaitė. Felicity, ja. Tai va. Felicita. Gerai, vestuvės
Ir čia grįžta su trenksmu labai dramatiškai, nes būtent per tai, kai jau reikia sakyti, kad imu aš tave Maksai savo vyrus, jau įsiveržia buvęs Belos Baxter gyvenimas, tai Victorios Blessington gyvenimas. Ir vyras Alfis Blessingtonas, kuris yra tiesiog žiaurus, šlykštus generolas buvęs, sadistas, psichas, psichopatas. Dar vienas vyras, kuris Belą nori uždaryti į narvelį. Maža bybis galimai. Išskleidžia small dick energy labai, blėt. Nemėgstamiausiai veikėjas mano. Tai, kadangi aš jo taip nekenčiau, tai Kristoferiui Abbotui linkėjimai gerai reiškia suvaidinu. Jo, man šiaip tai klausimas yra, reikia kodėl jinai pasigrįžo. Įdomu buvo. Ar jinai norėjo sužinoti, kas jinai iš tikro buvo? Taip, manau, kad taip. O pasirodo, ji buvo pizda sadistė, tokia pati kaip Alfis ir jie būdų tiesiog tyčiodavosi iš tarnų, puldydavo šunim. Bet šiaip negali būti, čia aš keliu klausimą, kad, jinai buvo sadistė, bet ar čia nebuvo toks biškis Stokholmo sindromas, nes, galiausiai mes žinom, kokia yra pabaiga jos, tai yra savižudybė. Tikriausiai tas neštumas privedė kažkokią depresiją, bet iš kitos pusės ar negali būti taip, kad jinai galbūt nebuvo blogas žmogus, bet kadangi vyras turėjo pagrindinį žodį, jinai jį kopijavo. Šiaip iš vis man ta viena scena, kai jinai ateina į savo kambarį, kuriame nebuvo milijoną metų, mes matome daug uždengtų molbertų. Tai reiškia, jinai savo praeitam gyvenime tapė. Nes jinai net laiškus tėvui savo rašo ir visada nupiešdavo kokį nors piešinuką durlą. Šiaip tai laiškai dar vienas yra įrodymas, kad jie yra kokie 6-7 tenai, nes kaip tu rašydavai tais laikais, arba kaip tu pieždavai. Taip paėmi tą pieštuką į kumštį, nupieši kažką ir parašai mamą arba tetę ir tada raidė, aišku, ne į tą pusę nupieši, tada nubraukė ir ten įspraudė ją. Kiek tu dar bandysi įrodyti, kad tai vaikas? Tai buvo vaikas. Gerai. Bet ten Viktorijos laikų Anglija, ten jeigu tu esi 14 nekalta, tu jau senmergė. Va tokie standartai. Tai aš manau, kad gal tas Stokholmo sindromas ir tiesa, ir tas piešimas, tapimas būdavo kažkoks pabėgimas. Bet iš kitos pusės, kai kalba apie tą operaciją, kad reikia išpjauti jos genitalijas, kaip tai veiktų, aš nežinau. Čia sprendimo būdas. Jo. Tai Alfis sako, kad tai visą laiką buvo visų dalykų problema. Tas Emma Stone veikėjos, tas kūniškas geismas. Tai ji tipo grūždavo su kitais vyrais ir savo praeitam gyvenime išdavinėdavo Alfį? Ne, aš tai spėčiau, kad jinai tiesiog, jie nebuvo tobula pora, jie nebuvo tobulas mečas. Jinai... Mesgi matom, kad šiaip jos tas seksualinis alkis yra didesnis galbūt, o kaip tu sakai, kad galbūt Alfis turi small dick energy. Tai galbūt jinai buvo už jį galingesnė šitoje srityje, kas galbūt ir tą jos frustraciją šiek tiek kėlė, nes, vėlgi, čia yra... bet vaiką už tai sekas kaip. Bet čia yra patriarchalinė visuomenė, nepamirškim to. Ir jisai yra vyras, jis yra tų namų galva, jisai yra generolas, tai jis yra ir vadas karo lauke. Ir namuose jinai galbūt matė, kad jinai yra galingesnė už jį, bet jinai vis tiek priėmė tą vaidmenį, kad jinai yra gyvenimo partnerė, žmona ir taip toliau ir panašiai. Bet aš manau, kad tai vis tiek galėdavo prasiveršti pro tai. Ir jo suvokimu yra tai, kad jeigu aš atimu jos galę tenai, tai visos problemos ir baigsis. Jinai bus ta nuolanki tarnaitė, su kuria aš galėsiu daryti, ką noriu. Apie namus kalbant dar, Alfio šiek tiek, kodėl tie tarnai nemeta darbo? Jis su ginklu ten nuolat. Bet jis kartais išvyksta, tai bėkit. Nežinau, gal nebuvo užimtumo tarnybos, persikvalifikavimo kursų. What the fuck? Žodžiu, aš maniau, kad Bela įvykdys žmogžudystę čia.
Aš maniau, kad jinai nužudys Alfį. Nu, aišku, jinai nužudo jį savotiškai, nes paverčia jį ožka. Tiesiog, bet aš tikrai maniau, kad čia jau bus tas ultimate jos kažkoks virsmas, kad padarys nuodėmę didžiausiai. Bet jinai, šiaip iš kitos pusės, tai pažiūrinti visus vyrus, kurie bandė ją kažkaip įsprausti į rėmus, tai, visi gavo, ne tai, kad kažkokią bausmę, bet galima sakyti, kad kažkokią bausmę gavo, vis tiek jinai. Jos tėvas Jėzus, jinai neša teisingumą. Šitas Dievas. Dievas negavo, bet ta bausmė irgi vis tiek yra, kad jinai išvyko, Maksas, mes keliam tą teoriją, kad galiausiai, jisai kaip ir lieka toje aplinkoje, bet jisai jos negauna kaip žmonos. Sėdė kampe ir dročina. Gali būti. Duncanas, taip, jisai buvo sužlugdytas, bet, jisai buvo kažkiek sužlugdytas ir savo paties. Bela gal buvo tas degtukas, tai parako jo problemų statiniai, bet Alfis buvo blogiausias iš jų. Taip. Jisai ne tik norėjo ją įkalinti. Jis ją jau vieną kartą nužudė savo veiksmais. Jo, ir tai jo bausmė turėjo būti didžiausia. Ir dabar, bet man kyla tada klausimas, tai jeigu ožkos smegenys yra jo kūne, tai ar jo smegenys yra ožkos kūne, ar jo šaldiklyje? Nes aš tai kažkaip įsivaizdavau, kad tiesiog ožka ten bėgios ir šnekės su britišku akcentu. Aš manau, kad išmestus tiesiog kažkur kanalizacijai. Ja, bet tas paskutinė scena sode, mes gaunam, kas galbūt ir netikėta, šiaip gaunam tą laimingą pabaigą, mes matome tą galutinę paskutinę Belos formą. Jo, man patiko, kad tokiam mindfuckiniam filme tu vis tiek gauni tą normalų padėtą tašką, po kurio tau nereik 20 minučių svarstyti, o kas čia, blėt, kaip čia užsibaigia. Ir jos ta kelionė, jinai, būtent tas nuolatinis išsilaisvinimas ir, nežinau, kova už save. Tai tas paskutinis rezultatas ir jinai yra galios pozicijoje, jinai yra tų namų realiai galva, jinai yra medikė, ten chirurgė, mes nežinom, jinai gilinasi filosofiją, jinai yra protinga moteris, jinai gavo tai, dėl ko kovojo, galbūt kartais to net nežinodama, tiesiog pažindama pasaulį. Nuostabu. Mes visą laiką aptardami senus filmus klausdavom savęs, kokią įtaką paliko, kodėl tai vis dar yra aktualūs filmai. Tai čia dabar šiek tiek reikia apverst kortas, apsukt stalus. Ar paliks įtaką šitas filmas? Ar jis bus įsirašęs į istorijos metraščius ir po 50 metų kažkokie du debilai darys podcastą ir kalbės apie tai? Šiaip, matai, čia labai yra didelis klausimas, žinai, po 50 metų. Tai iš tos, nežinau, idėjinės pusės, tai klausimas, žinai, kokia bus mūsų visuomenė. Jo, nes mes jau dabar keliam daug klausimų, ar šitas filmas morališkai teisingas yra. Jo, ir ar tikrai, pavyzdžiui, tos kai kurios lyčių lygybės temos, tai jos, aktualios, vis dar yra aktualios. Tai va klausimas, žinai, ar po 50 metų šitos temos vis dar bus aktualios, galbūt. Tai iš tos, žinai, idėjinės, to antro dugno pusės, tai yra klausimas. Iš pirmo dugno, kaip yra filmas padarytas, tai aš manau, kad jis yra nesenstantis. Nes tu sukuri siužetą tokioj, sakau, fantastiškoj aplinkoj. Tai, jis nemanau, kad jis bus pasenęs. Jis galimai bus moraliai pasenęs, bet vaizdiškai, meniškai jis nebus pasenęs. Bet manau, kad neįkvėps nieko, kad nebus kaip su Battle Royale, kad užvedė čia pilną filmų, serialų, žaidimų, knygų, lalala. Ne, ir aš manau, kad, pavyzdžiui, šiaip tas pats Parazitas. Man atrodo, kad Parazitas labai, labai padarė tą įtaką ne tik tam, kad žmonės atrado ne tik Hollywoodą arba ten kitą kiną, bet tom žanrų mišrainėm, ko mes vis daugiau matom tiek serialuose, tiek filmuose. Tai, pavyzdžiui, Poor Things, šitą prasme aš nemanau, kad jisai padarys įtaką. Žinai, dėl jo ilgaamžiškumo kyla klausimų ir dėl tų temų, bet šiaip paskutinis apie tą feminizmo temą man labai patiko vienas palyginimas, kurį radau internete, kad šiaip tai Poor Things ir Barbie yra filmai apie tą patį. Jo, ir aš šiaip žiūrėdamas vakar filmą
pagalvojau net kažkur vidury filmo, kad aš vat būtent šito laukiau iš Barbės. Kai aš laukiau kai aš pamačiau, kokia komanda prie to dirba, aš tokios beprotybės ir kažkaip tikėjus. Tai man čia buvo Barbės filmas. Ja, bet man tik tas palyginimas, kad šiaip tai pagrindinė veikėja, sukurta veikėja gyvena sukurtame vyrų pasaulyje, patenka į realų pasaulį, pamato tiek jo žiaurumus, tiek kažkiek jo nusivilia, nori jį pagerinti ir grįžta atgal į savo vyrų sukurtą pasaulį, bet jau jį pagerinus ir transformavusi. Tai šitas momentas, palyginimas man patiko. Kitas momentas, kuris man patiko, kaip palygino, tai kai mes kalbame apie tai, ar kažką duos, žinai, ar kažką paliks. Tai, pavyzdžiui, šitas filmas yra skirtas suaugusiems žmonėm. Nu, klausimas, žinai, man atrodo, labai yra daug kūrinių, kurie vis tiek kalba apie tai. Tai, pavyzdžiui, temos apie moterų, lyčių lygybę ir ten moterų išsilaisvinimą ir ten galios įgavimą, ar jos tikrai, nu, ar čia yra kažkas naujo suaugusių kine? Aš iš vis manau, kad šito filmo auditorija ir žmonės, kurios būtent trauks šitas filmas, yra tokie žmonės, kurie jau yra pasistatę savo vertybės ir tu gali su jais debatinti, kiek tu nori, jie jau savo nuomonę turi ir turi tvirtąją, tai tu tu juos beišmokysi. Jo, ir tada tas žmogus lygina su Barbė, kur sako, tai suaugusiam tai irgi nieko neduos, bet pavyzdžiui, jaunesnė auditorinė, nes Barbė yra kažkiek nukreipta jaunesnė, gali pradėti kelti klausimus būtent dėl lyčių vaidmenų ir taip toliau ir panašiai. Ir paskutinis palyginimas, kuris man labiausiai patiko, yra Barbė ir Poor Things yra filmai apie tą patį, tik skirtingom auditorijom. Tai Poor Things yra žmonėms su daugiau intelekto, Barbė yra su mažiau intelekto. Wow, raustel. Tai žodžiu, mes dar darysim visą bendrą oskarinių filmų aptarimą, užsiminsim ir apie šitą, gal dar vis tiek darysim tokias kaip ir lažybas su Vilmantu. Jo, nu šiaip galim panasuoti, kad tikriausiai kiti 2 epizodai bus skirti geriausio filmo kategorijom nominuotiem filmam, skelsim į 2 dalis, nes jeigu nesumeluosiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmų, tai po 5 filmus. Dalį mes tų filmų esame aptarę, bet aptarsime jau kontekste. Taip galim net pagarsinti tuos filmus, kuriuos mes aptarėme. Nu, davai. Tai pagal abėcėlę. Tai yra American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbė, The Holdovers, Killers of a Flower Moon, Maestro, Oppenheimeris, Past Lives, Poor Things ir The Zone of Interest. Ir, na, kol kas, tai paskaičiavom, kad 4-5 esame matę ir šiaip jie yra visi skirtingi, nors matom kartais kai kuriuos panašumus, bet kiti, man atrodo, kurie laukia, nu šiaip tai patys tie 10 filmų labai yra skirtingi, tai man atrodo bus labai įdomu pažiūrėti, nu kam tu atiduotum, kaip ir praėjusiais metais, nu buvo Tar, buvo Everything, Everyone, All at Once ir buvo Avataras. Tai irgi ta žanra. Bet ačiū Dievui, kad šiemet nėra jokių Top Gunų, Avatarų, blėt, kaip aš nenorėčiau. Šiaip tai, nu man, šiaip tai įdomus dalykas, nu šiaip tai atrodo toks, nu visai stiprus sąrašas ir kitas dalykas, kad labai yra plačiai pasaulio prasme pažiūrėta, nes Anatomy of a Fall yra prancūzų filmas, The Zone of Interest yra, nu, britų, bet ne hollywoodinių britų, o britų filmas. Tas pats, aišku, Poor Things yra, nu, kaip ir hollywoodinis filmas, bet Jorgos Lantimosas yra graikas. Tai tokių, nu, sakau. Tai čia kaip su NBA, geriausi kažkokiai dabar ten yra europiečiai. Turim žiūrovų klausimų. Aš buvau įdėjęs postuką į Instagram story, kad galit klausti ir jums bus atsakyta. Tai galit ir dabar tiek komentaruose, tiek mums asmeniškai parašyti. Mūsų Instagramai yra aprašyme epizodo. Tai turim šiek tiek klausimų, tai gal iškart ir dar nepabėgant nuo Emma Stone kriušimo. Ar pornografiniai filmai turi išliekamąją vertę? Aš į šitą klausimą atsakiau, o kaip tau? Kaip tau atrodo? Kada tu atsakai, kad pornografiniai filmai turi išliekamąją vertę? Ką? Kada tu atsakai, kad pornografiniai filmai turi išliekamąją vertę? Ne, kai manęs paklausė klausimą šito, atsakiau klausimą, o kaip tau? Tai sakė taip, ypač tie, kuriuos įgarsino Inga Valinskienė. Ai, Tito Braso, man atrodo. Taip. Nu, ką mes vadinam pornografiniais filmais? Ar tik tą Pornhubo pornuškę? Ar ir tuos
erotinius kaip Kaligula. Jo, tai va čia yra skirtumas, man atrodo, nes aš su visa pagarba tiem žmonėm, kurie ten dirba pornografiniai filmai, nu jie neturi išliekamosios vertės. Labai paprastai kalbant, tai kam yra skirti pornografiniai filmai? Nu būkime atviri. Patenkinti kažkokį malonumą. Taip. Tai, nu, jeigu jūs turit mėgstamą aktorių ar aktorę, ar mėgstamą pornografinių filmų kūrėją, nors dažniausiai aš net neįsivaizduoju, kas ten už tų filmų stovi, nors šiaip tai pornografiniai filmai turi savo apdovanojimus. Kas už tų filmų stovi, tai daug stovi. Šiaip tai jiegi turi savo apdovanojimus. Jo, ir ten visą laiką ateina jos daug solidžiau apsirengusios negu pačias Hollywoodo aktorės. Bet patys tie filmai, tai, nu, ten yra tokia mašina, kad, nu, tu žiūri vieną ir tu tikriausiai negrįši prie to filmo, nes kitas filmas, ar ten, nu, video, ar kaip tai pavadint, patenkins vis tiek tą patį tavo poreikį. Nu. Ir vien jau tas mass production, nes per dieną turbūt 1000 pasirodo tų naujų pornografinių filmų. O tie filmai... Filmai. Jo, meniniai, kuriuose galimai yra labai atviros sekso scenos, nu, tu žinai, priklauso nuo kiekvieno filmo, bet jie turi labiau išliekamąją vertę. Bet ta vertė yra ne dėl pačio porno, ten yra, nu, kas aplink tai yra. Jo, ir šiaip dar vienas dalykas yra, tose meniniuose filmuose pornografija, jeigu galime tai pavadinti, yra įrankis perteikt kažkokią idėją arba, na, siužeto kažkoks, na, nežinau, variklis. Tai yra, tai naudojama dėl kažkokių meninių tikslų. Pornografiniam filme pornografija yra naudojama ne dėl meninių tikslų, o dėl to, kad kažkas sėdėdamas už ekrano dročintų. Tai, nu, tai ne, ta prasme, kaip tai gali turėti išliekamąją vertę? Nu, žinai, visiems žmonėms kažkas labiau svarbiau. Ne visiems reikia, kaip Marlonas Brando glosto katę ir kalba įdomias citatas. Vieniem užtenka ir tokių filmų. Žinai, kokia yra išliekamoji vertė, kai išpopuliarėjo koks nors žmogus ir po to internetas išsiaiškino, kad jis turėjo porno video. Kaip šita... Cameron Diaz turi... Ne, aš apie lietuvišką, žinai, kontekstą, kur dainavo ta Evelina Mama, kaip tu laikais. Ji turėjo porno. Jinai turėjo porno video, kaip suprantu, nu, tipo UK, Londone gal buvo emigravus, bet čia yra po Mama, kaip tu laikais. Nu, aš tikiuosi, nes ten... Nes ten jau Bella Baxter vaivas. Gerai, ar mes kaip šiuolaikiniai žiūrovai nesame per daug išpizdėję? Ir taip ir ne. Taip, dėl ko taip, nes mus labai daug šeria, dabar mes labai lengvai galim pasiekti ir jų labai daug yra filmų, serialų, panašiai. Tai jo, mes esam išlepinti, mums daug iš ko rinktis, bet iš kitos pusės, nu, yra paklausa didelė. Dėl to reikia didelės pasiūlos. Ir ta pasiūla, kadangi ji didelė, jinai nebus dėl savo masės ir kiekio kokybiška visa. Ne, muša kokybė. Dėl to, nu jo, mes kaip ir išpizdėję, bet tuo pačiu ir ne, nes nu, mes gaunam daug šūdo, tai mes turim teisę kritikuoti. Ja, labai mažai yra filmų, nu, va, per pastaruosius kokius 50 metų, kurie, nu, va, toks galėtume įvardinti tie didieji filmai. Nu, tokių yra labai mažai, bet iš kitos pusės, matai, tas šiuolaikinis žiūrovas, ypač jeigu jisai žiūri daug kino, tai jisai mintyje turi ne tik šiuolaikinius filmus, jisai lygina juos su senesniais filmais. Tu tiesiog turi daug didesnę paletę, filmų, su kuria tu lygini. Dėl to taip anksčiau buvo, kaip tu sakai, mažiau pasiūlos, daugiau galbūt ir pastangos. Jo. Ir tu, kadangi lygini su tuo, nes, nu, tikriausiai galima sakyti, kad, pavyzdžiui, 90-ųjų žiūrovas irgi buvo labiau užpizdėjęs, nes, nu, jau ten prasidėjo ta kokybės kartelės, nu, kritimas. Ir jisai, pavyzdžiui, lygina, nu, va, su, kas buvo prieš 20 metų, buvo Krikštatėvis. Ir šiaip, nu, studijoms nereikėdavo tada per metus išperst 50 filmų, kad jos nebankrutuotų.
Dabar, turi eiti pastoviai, kad ir, aišku, mes turime mūsų bičiulę Kiniją, labai geriausi draugai mūsų, kurie irgi prisidėjo šiek tiek, nes visi blockbusteriniai filmai dėl to ir yra taip kvailai parašyti, kaip su ChatGPT, nes reikia tai jų auditorijai, kurie nepagaus vakarietiškų gilesnių referensų, duoti irgi kontento. Dėl to jie visi yra bukai sukalti, kad net vaikas suprastų arba tas, kuris vapšė nepažįsta vakarų kultūros. Bet, žinai, dar ir dėl to, kad mes pradėjom vartoti daug daugiau greito turinio. Dabar žmonės pradėjom daug mažiau skaityti knygų, daug mažiau skaityti žurnalų, net internete yra, blemba, šitas įrašas yra per ilgas, nes mes vartojam greitą turinį, mes vartojam TikToką, mes vartojam, dabar tas pats, Twitteris, X'as, Frezai tie patys. Dėl to ir tie filmai turi būti gana, buki. Ta prasme, nes, mes kaip visuomenė, mes bukėjam, nes mums reikia greitai, mums reikia aiškiai, Dėl to ir tie filmai, jie neina dažnai, ypač tie mass production, neina į gilumą, nes reikia greitai, reikia efektingai, kad tu pagautum dėmesį, kad tu pritrauktum žiūrovą, kad tu pritrauktum daug pinigų ir tada ta mašina užsisuka, čia yra daug susisiekinčių indų priežasčių, dėl ko ir žiūrovai galbūt yra labiau išpizdėję, bet kartu ir kodėl ta kokybės kartelė yra nusiritusi. Sekantis klausimas. O tu nepasakai, kas užduoda klausimą, o tu nenori pagarsinti. Aš neužsirašiau. Gerai. Kitą kartą užsirašysiu, paminėsiu jūs, makučiai mano. Ar Friends nėra overrated? Yra. Kodėl? Man nepatinka. Ne, bet tai tau nepatinka, bet kodėl? Nes, nežinau, man tai netrodo pakankamai kokybė. Man atrodo, tai labai pasenęs serialas ir kad vis dar yra visi kultai aplink jį. Aš nematau dėl ko tiesiog. Aš sutinku, kad jis yra moraliai pasenęs, nes ten ir rasizmo, ir homofobijos, ir visko, ko nori, yra. Bet žiūrėk, labai yra paprastas dalykas. Mes turime žiūrėti kontekste. Bet ne, žiūrėk, kontekste irgi. Aš žinau, kad tu sakysi, kad jis pastatė sitkomų kultūrą, bet ne, sitkomų kultūrą pastatė tai, ko mes nematėm lietuvėliai Seinfeldas. Bet jie yra skirtingi. Žinai kodėl? Nes Seinfeldas yra serialas apie nieką. Ta prasme, čia ne mano nuomonė, jie patys save taip reklamuoja. Tai yra serialas, kuris neturi linijinio pasakojimo. Tai yra, jie panašiu metu atsirado. Tai man atrodo, jie abu padarė tą revoliuciją. Iš vienos pusės Seinfeldas parodė, kad kokia komedija gali būti ir taip įvedė irgi tą jaunų žmonių kažkokią pasakojimą, bet ir tie patys draugai. Man atrodo, supraskime tai, kad anksčiau visi sitkomai, daugiausiai buvo kas? Tai buvo vedęs ir turi vaikų. Tai būdavo apie šeimą. Vedęs ir turi vaikų irgi gana revoliucingas, nes jis irgi ten buvo daug toks žiauresnis palyginti, nes visi kiti buvo labai family friendly, labai tokie nugludinti. Draugai jau vis tiek ėjo į tą jaunimo kultą. O draugai turėdavo cliffhangerius, aš nebeatsimenu. Turėjo, Ok, tada gal ir dar. Turėjo. Ne, man atrodo, kad, pavyzdžiui, o dabar kodėl yra, tas kultas, žinai, tai, aš tai nepavadinčiau kultu, čia, man atrodo, yra tiesiog, žinai, kažkiek nostalgija, nes aš, pavyzdžiui, irgi sirgdamas iš naujo pradėjau žiūrėti Draugus. Bet vien dėl to, man nėra, ir čia yra nostalgijos dalykas. Man atrodo, šiuolaikinis jaunimas nežiūri Draugų jau. Mūsų karta, man atrodo, mes buvom ant to lūžio, kur mums dar ta 90-ųjų kultūra labai asocijuoja su vakarais, tais vakarais, kurių mes dar nepažinom. Dėl to... Jo, nes pas mus toks gyvenimas, kaip rodė, Drauguose atsirado 2008. Geriausiu atveju. Tai yra, tai aš manau, kad daug kas žiūri, tai negali sakyti, kad jis yra pervertintas. Jeigu yra žmonių, kuriem patinka ir jeigu tu supranti jo kultūrinę reikšmę, tai aš negalėčiau sakyti, kad jis yra pervertintas. Aš žinau, kad tu esi labiau ofiso žmogus, taip. Bet čia vėlgi, čia yra labai skirtingi, čia net skirtingi žanrai. Yra mockumentary ir yra tas sitkomas. Mes ir dabar, pavyzdžiui, matom, dabar tokių sitkomų kaip Draugai nebedaro. Ir tai yra gerai, bet tai nereiškia, kad kada juos darė tokius, kokius juos darė, tai yra blogai. Sutinku.
Ačiū. Paskutinis klausimas. Blogiausias serialas. Turi blogiausią serialą? Aš neturiu blogiausio serialo, bet aš pasidomėjau. Tai man vienas dalykas, kuris buvo labai... Gerai, labai paprastai šneka. Aš neturiu blogiausią serialą, nes apie serialus aš pasidomiu kažkiek. Ir man, serialui tu daugiau investuoti laiko negu filmui, kad tu jį toliau žiūrėtum. Tai aš žinau, kad, pavyzdžiui, Emily in Paris, Netflixo kabutėse šedevras yra įvardymas kaip vienas blogesnių serialų, bet aš tai jį žiūriu ne kaip į kažkokį, aš abu sezonus esu matęs, bet aš jį žiūriu ne kažkokį, žinai, ten intelektinį šedevrą arba net ne kaip į gerą komediją. Čia yra toks guilty pleasure, čia yra trešas. Fonas maistui? Biški jo, tai yra trešas, bet aš negaliu pavadinti jo blogiausių laikų serialų, nes aš noriu iš to gauti tokios trash material ir aš tai gaunu. Tai jis mane, kaip sakyti, satisfikuoja. Jeigu jo kūrėjai galvoja, kad tai yra geriausias visų laikų serialas, tai, tai gali būti problema. Bet tarptų, ką žmonės įvardė kaip vienus blogiausių serialų, aš nežinau, ar tu matei The Idol, čia netaip seniai išėjo su Weekendu. Ne. Tai ten yra labai blogų atsiliepimų, bet man du dalykai, kurie labai, kaip sakyt, pagavo mano akį. Tai buvo, palauk, surasiu. Serialas Super Train, Super traukinys, 79 metų serialas, kurį rodė per NBC, buvo sukurta tik tai 9 epizodai ir jisai buvo nutrauktas, tuo metu tai buvo brangiausias visų laikų serialas, nes ten visas siužetas vyko būtent tokiam futuristiniuose traukiniuose, kuriuos ir pastatė, dėl to tai atėmė labai daug pinigų ir jisai buvo labai prastas, nes kaip ir neturėjo nuolatinių aktorių, ten turėjo nuolat keistis tie aktoriai, tai ten buvo visiškas šūdų balius, bet esmė tame, kad ten buvo žiauriai daug babkių sukišta ir šalia to Jungtinės valstijos pasitraukė iš 80-ųjų olimpiados, kuri vyko Maskvoje, kurią turėjo rodyti NBC. Tai NBC dėl pasitraukimo iš olimpiados, dėl transliacijų teisių prarado dachuja pinigų ir prarado dachuja pinigų dėl Super Train ir NBC praktiškai bankrutavo dėl to. Jie buvo per žingsnį nuo žlugimo. Tai ir jeigu tai būtų įvykę ir tų pačių draugų nebūtų buvę, tai labai man šita istorija buvo įdomi, bet galimai pats blogiausias visų laikų serialas, kurio mes nematėm, pasirodo 2009 metais Baltarusijoje pasirodė serialas Teoretikai, kuris buvo The Big Bang Theory remake'as baltarusiškas, apie kurį baltarusai tikriesiems amerikietiško serialo kūrėjams nieko nesakė. Esmė tame, kad pasirodė tas serialas, amerikiečiai kažkaip sužinojo, kad yra pavogta ir ta prasme, tas scenarijus nebuvo jis buvo tiesiog pavogtas ir išvestas bazinga į rusų kalbą. Bazinga. Ir kai šitie amerikiečiai pradėjo grasinti teisiniais visais dalykais, kad tai baltarusai nutraukė, bet dar nutraukė ir dėl to, kad aktoriai irgi nežinojo, kad baltarusų televizija nėra susitariusi su amerikiečiais ir visi aktoriai pasitraukė iš to projekto, nes sako, mes vogtam dalykę nenorim daryti. Ir vienas aktorius pasakė, kad aš nesuprantu mūsų Baltarusijos žmonių. Mes pirmą darom, o tik po to galvojam. Tai mes pirmą padarėm serialą, o tik po to galvojam, ar tai yra legalu. Tai man šitas, kad buvo Baltarusų Big Bango remake'as, mane... O gal būtų šedevras. Bet šiaip aš nuo tavęs labai gražiai atsispirsiu, nes mano blogiausias serialas yra serialų grupė, serialų žanras, galima sakyti. Tai visi tie, kur pasiema kažkokį originalų materialą, ar pavogia, ar nusiperka. Ir ne tai, kad būtų remake'as kažkaip įkvėptas to, bet kad žodis į žodį. Mes turime savo rezidentus iš internai. Yra mano vienas mėgstamiausių serialų It's Always Sunny in Philadelphia. Yra It's Always Sunny in Moscow. Yra toksai? Yra. Wow. Žodžiu, visi tie, kur mes irgi turėjom svotus savo. Tai, žodžiu, tie, kur net nėra... Net žodžiai nėra pakeisti, tiesiog žodis į žodį išversta, netgi judesiai kartais tie patys. Čia man yra didžiausias dugnas, aš to net nevadinu serialais, tai tiesiog yra kažkoks balaganas. Bet, žinai, čia dar bent jau galbūt yra geras dalykas, kad galbūt jie teisės pirko. Kas yra, pavyzdžiui, blogas dalykas, tai yra pirmas gaujų
karų sezonas, kurio siužetas yra vogtas iš Peaky Blinders. A, ne? Aš nemačiau. Tai pats tas šitas, visas tas, tai nėra, žinai, nevyksta ten Airijoje ir kažkas ar tais laikais, ten 20 amžiaus pradžioje. Tomas Šelbevičius. Jo, viskas vyksta ten 90-aisiais, man atrodo, ar kažkas tokio, bet pati ta siužetinė linija tai yra, pasiskolinta. Aš iš tavo piniginės šiandien pasiskolinsiu. Jo, tai čia yra kaip ir pritaikyta, bet, žinai, toks... žinai, klausimas, kiek tai yra, žinai, kiek tai yra plagiatas, kiek tai nėra plagiatas, nes, pavyzdžiui, yra daug Hollywoodo filmų, kurie, pavyzdžiui, paima, žinai, Hamlet arba kažką ir, tipo, pritaiko šiuolaikiniam laikam ir tu gali sakyti, kad, čia nėra Hamlet adaptacija, bet yra pasiskolintas siužetas, arba, tie patys Poor Things. Čia yra pagal to Alistairo Grėjaus knygą, bet, kažkiek yra panašumų į Frankensteiną. Tai, klausimai, žinai, jeigu tu pasiskolini siužetą ir, tos archetipus pagrindinių veikėjų, ir, tai pastatai 90-ųjų Lietuvoje, ar čia plagiatas ar ne? Man čia atviras klausimas. Kada nors aptarsim. Visą Gaujų karų franšizę. Taip, nes kokie 5 serialai yra. Ir pasikviesim Ramūną Rudoką. Yra Vyta. Yra ten Vyta, taip. Ir Žilviną Tratą, aišku. Šaunus vyrai, iš ties. Žilvinas Tratas. Taip, tikrai nieko blogo pasakys nėra gyvenime. Myliu labai skiepus, myliu motiną tėvynę Lietuvą. Taip. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ačiū, kad klausėt. Sugrįšim po 2 savaičių, sugrįšim su Oskarų nominantų aptarimu, o jūs mus pasubscribinkit, palaikinkit, parekomenduokit močiutėm, kaimynam, draugam ir Bolto vairuotojams. Ir jo, susitiksim, o dabar mes varom valgyti cepelinų, nes cepelinų pasaulinė diena. O jūs galite, kadangi jau cepelinų diena baigas, įsijunkit Led Zeppelin ir tiesiog pasiklausykit. Ate.